Einis tokia loterija, ar tu gausi inveidą, ar negausi. Lauke užmušė žmogų, menininką Tomą Dobrovolskį. Nu tai už tą kelionę. Jo. Sako, mes šiandien apie Lazdynų baseiną turim spręsti biudžetą, bet sako, jūsų klausimas karščiausias. Iš 8 kambario atėjo bičiukas jo, mums Šimašius paskyrė visus savo patarėjus. Jisai stovi myžą. Nu, galvoju, šūdė, tu pas mane nemyši patogiai, kaip tau atrodo. Ten yra tokia erdvė, ten guli mano peilis. Kas su tais pipėjais? Aš nežinau! Nepilpa pilna, papusiuką ten, nes... Gerai, pilna. Jau tu tai mano namuose man čia nevadovausi. Gal tu nori pakalbėti? Tai Baubo Media, būna visko ir šiandien pas mus svečiuose Eugenijus, ilgametė barų siela, mano nuomonė vienos smagesnių barų Vilniuje savininkas, labai smagu, kad atvykai. Labai smagu, kad pakvietėt. Ir... O koks baras? O koks baras? Tai vat būtume prie šito prieėję. Tai baras šiaip Little Big, labai rekomenduoju apsilankyti, jeigu kas nors nebuvot. Vilnius, Vingrių 17. Jo, Vingrių 17, vasarą žiauriai faina skverė po kaštonais, pas Eugenijų prisėst. O šiaip tai tau iškart noriu pradėti nuo klausimo, kiek laiko šiaip barų pasaulyje sukies? Realybėj tai nuo 17 metų iš tikrųjų. Nuo 17, tau dabar kiek? 30? 34. 34, tai realiai pusė gyvenimo. Realiai, ja. Realiai pusė gyvenimo. O Little Bigą prieš kiek laiko? Prieš 7 metus. Prieš 7 metus, bet mano žiniom čia nėra tavo vienintelis projektas. Jo, aš dar kelis turėjau projektus, bet jų dabar nebeturiu, taip susiklosti aplinkybės, kas yra gerai. Kas yra gerai, okei. Kuriuo momentu tau gimė idėja, kad tu nori turėti savo barą? 18 čia. 18? Jo, kažkas tokio. Ir kaip prasidėjo tavo kelias link baro? Veiksmais. Bandžiau, iš tikrųjų, visada, bet tai tie etapai, žinai, labai buvo ilgi. Bandydavau ieškoti, kadangi pinigų neturėjau, bandydavau ieškoti kažkokių sponsorių. Rasdavau, tada kažkas atsitikdavo, pavyzdžiui, su patalpom, nes patalpas irgi reikia rasti. Ja. Ir panašiai ir tas sukosi, tas ratas, bet, nu, tokie kažkokie konkretesni šūviai, statistiškai kas metus, pusantrų įvykdavo. Nu, kažkas... Nuo pat 18. Čia gal nuo 20 labiau. Nuo 20. Jo. Čia jau nuo 20 ir va taip sukasi, bet vis kažkas nepavykdavo ir panašiai, ko aš šiauriai džiaugiuosi, rimtai. Ja. Belia kaip, nes, nu, nesąmonę padaryčiau. Totalę, per jaunas aš buvau tam. Nu, Tuo momentu. Reikėjo patirties, suprast, kaip sukas virtuvė. Reikėjo tuo metu tikrai patirties ir aš tokios, nu, savo išgalvotos religijos, pavadinkim, tai gyvenimas mane, manau, kad saugoja nuo to. Tai prasme, tie procesai, veiksmai, jie buvo labai gerai, kad jie buvo daromi, nes įgaudavau vis tiek kažkokios naujos vis patirties, Jo. bet labai gerai, kad tada nepavyko, nes, nu, būtų bėda. Buvo kažkoks skaudžiausias nepavykimas, kur atrodė, kad po to gal čia iš vis bloga idėja, nereikia. Kiekvienas nepavykimas yra, man buvo skaudžiausias, nes, nu, tu žinai, tu nori to sėki ir visada, kai kažkas, nu, vat, kažką užčiupi, kažką pabandai padaryti ir tau, nu, vat, nepavyksta, aišku, tai gan tokios pradinėse etapuose viskas nutrūkdavo, kas irgi yra labai gerai. Bet, nu, kiekvieną kartą, nu, nusivali, nu, gal reikia pamesti šitą idėją velniop, nu, gal pailsi, nu, dar pabandysi, nu, dar kažką. Nu, ir va tai, va, vis. Perlauži vis kažką kitaip. Jo, bet aišku, nu, tas nusivylimas, nu, kaip ir kiekvienam, manau, žmogui, nu, skauda, kai tu nori, bandai ir tau vis kažkas nepavyksta. Nu, nesmagugi. Jo. Ir kažkuriuo momentu, vat, kaip sakai, reikėjo patalpų ir panašiai. Tai ir pinigų. Tai pinigų, aš kaip suprantu, tu galiausiai, ta prasme, vis tiek buvai per tą laiką prisitaupėjai, prisikaupiai. Ne, aš skolinaus. Skolinais? Jo. Sudėtinga buvo? Ne. Morališkai nebuvo tas toks, blemba, gal aš čia iš šikną lendu, gal bloga idėja skolintis. Per vėlo jau buvo. Jau darai arba ne, jau per vėlo buvo. Ok, o kažkurio momentu tada sužibo Vingrių 17, ne? Jo, čia iš esmės utopija turėjo būti. Kas ten anksčiau buvo? Ten buvo psichbaris, tokia velnio irštva. Kad jums paaiškinti,
aiškiai, dar buvau 16 metų, aš lydėdavau panelę pro tenais. Nu ir tu visada eini tokią loteriją, ar tu gausi inveidą, ar negausi. Ar bus šiandien diskoteka, ar nebus. Įtampėlė, bet tu eini su madam, tu negali perėti kitą gatvę. Reikia išlaikyti pusę? Kažkaip, bet ten buvo, ten keisdavosi pavadinimai, bet iš esmės visada būdavo tas psichbaris. Ir ten rinkdavosi skirtingos auditorijos, kiek aš žinau, skirtingi laikai būdavo, bet pagrindė, gan agresyviai aplinka buvo. Jo, o psichbaris nuo... Psichbaris, tas irgi yra legendom apipinta, bet manau, kad man realiausių tų legendų yra tai, kad vienu metu, gal pamena tokį atlikėją Psichą. Jo. Ir jisai ten turėjo barą, ar jisai ten buvo pastatytas kaip toks, reklaminis veidas, jis tada buvo on top, man atrodo, po to akvariumo realybės šou. Ja. Ir žodžiu, ir nuo to laiko prilipo tas psichbaris. Nors ten barų pavadinimai būdavo skirtingi, keisdavosi. Ar teko su pačiu psichu bendrauti? Ne. Nes kitas klausimas būtų buvęs, ar jis pisto raudoną iš tikrųjų tam realybės šou. Bet nesvarbu, einam toliau. Tikiuosi, kad jam paėjo kortą. Man negaila. O kaip baigės tų vietų likimas, kad sakai, labai kontroversiška auditorija, ne, rinkdavas? Ir galiausiai be abejo, kai yra sukurta aplinka ir jinai yra nekontroliuojama, o ta aplinka yra sukurta, radioaktyvi, agresija ir taip toliau. Aišku, čia tik laiko klausimas, kada tai pasibaigs blogai. Ir tai pasibaigė blogai. Tų patalpų alkoholio licenzija, aš tik tiksliai nepamenu, bet tai buvo kažkas tokio 2016, 2015, gal, kažkur ten. Buvo apribota alkoholio licenzija. Būtent tom patalpom? Būtent patalpom, jo. Kadangi lauke užmušė žmogų, menininką Tomą Dobrovolskį. Jo. Ir po to laiko, ir viskas, jau galiausiai užaukė. Nors ten, pamenu, skaičiau, kad ir Zuokas buvo apsilankęs, tai prasme, ten jau antiek visko buvo, kad net pats Zuokas tuo metu, jis buvo Vilniaus meras, buvo nuvaręs į tą kabaką, pažiūrėti, kas ten vyksta ir panašiai. Čia dar iki to incidento. Kaip tokia velnio irštva egzistuoja, iš principo Vilniaus centre. Taip, Vilniaus centre, dabar netolimo muziejaus. Jo. Tai tu įsivaizduoji, šiaip, primeskime pačią svarbą. Meras eina pasižiūrėti kabako, tipo, what the fuck ten vyksta. Tai, jis turi daugiau ką veikti, bet, ant tiek ir tada sakau, ir tada pasibaigė viskas tuom, kad užmušė niekom kaltą žmogų, dėja, menininką, kiek žinau, jisai užsiminėjo vaikų edukaciją su neįgaliais vaikais, žodžiu, šviesios tyrios sielos visuomenininkas toks. Jo, ir taip atsitiko, tada apribojo tų patalpų alkoholio licenciją iki 10 valandos vakaro, kas yra, jeigu turint barą, nėra prasmės dirbti, nes, Nes žmonės 5 baigė darbą, atėjo 6 pas tave ir 10 viso varykit. Jo, ir ten viskas tas užsikonservavo ir tada po kelių metų, pavadinkim taip, atsiradau aš. Atradai patalpas? Jo, atradau patalpas, man tiko kaina ir panašiai. Ir aš buvau, vėlgi, dar jaunesnis, man tada, tai kiek ten, 26 buvo, 27, nes... Tai kiek Little Bigui 7? 7, šiaip 8 įmoniai 7,5 metų. Pusę metų užtruko, mes atidarėm įmonę tam, kad turėtumėm juridinį kažkokį statusą, kad toliau funkcionuoti ir atstovauti savo interesus. Tai mes nuo mažosios bendrijos pradėjom, nes mums užtruko gauti alkoholio licenciją tom patalpom. Tai mes ten patekom į politiką. Visiškai jaunuoliai, kurie tiesiog nori padaryti barą, ypač aš ten tas fanatikas. Patekom į tokį labai įdomią mėsmalę, bet žiauriai gera patirtis, tikrai. Bet čia, sakau, nieks tų patalpų neėmė, bandė imti, bet... O gerai, tu iškart toks klausimas dėl tos licenzijos, tai... Licenziją savivaldybė, aš kaip suprantu, skirsta. Taip, alkoholio licenciją išduoda savivaldybė. Tai jūs pasimėt patalpas, kur apribotas laikas iki 10 valandos alkoholio pardavimo ir žinot, kad tai nėra naudinga, atėjote į savivaldybę ir sakot...
norėčiau pabrėžti, kad aš buvau jaunas, bet nebūtinai durnas. Jo. Tai, gal durnas, bet kitokia prasme. Tai mes žinojom apie tai, mes pasirašėm sutartį, įtraukiam punktą, kad jeigu mes negaunam alkoholio licenzijos iki tada, tai šita sutartis skaitosi negaliojanti. Mes pasirašėm sutartį, mes nemokėjom jokios nuomos, nieko, sakau, tol, kol mes negausim alkoholio licenzijos. Nes tenais bandė žmonės tai padaryti, bet niekam nepavyko. Okay. Tai mums pavyko, bet tai užtruko pusę metų. Pusę metų, kol atkovojot vardą, tiksliau Ne, tik įtvirtinot. licenziją, apie vardą mes po to šnekėsim. Tai tik licenziją. gerai, pusę metų, o tai kokius kryžiaus kelius ėjot atkovoti licenciją pusę metų? O viskas prasidėjo taip. Papilti. O viskas buvo taip. Ok, susitarėm, darom. Ir mes galvojam, kad tai viskas bus paprasta. Man vandenuko, jeigu galima. Aš, pėsdu vieną. Tu ne savo namuose neaiškinsi, gerai. Tai mes padavėm prašymą į savivaldybę alkoholio licenciją išduoti ilgesniam laikui, galvodami, kad, come on, mesgi čia prie ko. Mesgi ne prie ko, ne mūsų baras buvo, mes neturėjom jokio baro. Mes tiesiog norim, padaryti savo barą. Taip. Ir va čia prasidėjo kelionė. Tai už tą kelionę. Jo. Tik padavėm prašymą alkoholio licencijai, kitą dieną draugai siunčia linkus. Delfi, 15 minučių. Vėl velnio irštva nori grįžti, žinai, ten ir panašiai. O mes tik alkoholio licencijai padavėm ir mes nekaip nesusėti su ta velnio irštva. Ir prasidėjo trešas. Sakau, kitą dieną iš karto jau straipsniai. Tuš, kad vėl psichbaris bando atgyti ten ir taip toliau. O tai, kadangi buvo rezonansinė byla, pasigavo kai kurie politikai šitą temą. Gal Rokas nori pabandyti atspėti kokį nors žymų Vilniaus politiką, kuris galėjo pasigauti šitą temą? Aš nežinau politiką. Kas neigiamai, kas jojo ant šitos temos tam, kad... Pasikelti. Jo, nes buvo laikotarpis, tada mes patekome tą laikotarpį, kai prasideda, step by step artėjom prie rinkimų į Seimą. Aš toks apolitiškas, gražulis koks įbanas. Ne, jisai Ne, jeigu gražulis, tai visai būtų smagu, tai prisižvengti, dabar. Nežinau, kuo pristojat prie manęs? Tai kas toks? Jeigu Aš dabar nepaslaptis. nepaslaptis, bet aš tada papasakosiu, kad, taip dabar nešauti iš Gerai. niekur eiga. Tai, okei, čia varėva, ten tie straipsniai, okei, kas mums, straipsniai ir straipsniai. Aišku, tu biškai stresuoji, galvoji, what? Okei, tada mums vyko savivaldybei tarybos balsavimas. Ir jie pritarė tai, kad paskirs ten komisiją, kažkas tokio, tai kitaip tariant, tai buvo iš viešosios tvarkos atstovai ir taip toliau. Ten būry žmonių. Mes galvojam, okei, šito, praeinam, ir all good. Tai mes ten padarėm vizualizacijas, ten padarėm meniu ir taip toliau, nes jiem reikėjo, visų šitų dalykų, kad, įrodyti, kad čia ne tas pats. Kad matytų skirtumą. Taip, mes ten prifeikinom kainų nesveikų, ten jau kur, nelogiškai, ten užalo tais laikais, žodžiu, overpriced padarėm, tebūnė, čia, aišku, feikinom, bet, čia bullshitas. Ir okei, ir galvojau, kad viskas bus cool. Surinkom raštus, ten patalpų savininkas gavo iš Lietuvos, iš kelių aplinkinių kabakų gavo raštą, kad, jie neprieštarauja ir iš Lietuvos barų ir kavinių asociacijos. Bet tenai tokia nefunkcionuojanti tuo metu buvo, bet all good. Buvom mes tenais, pasišnekėjom. Ogi pasirodo čia tik kelionės pradžia. Jie tiesiog, okei, pasakė, viskas tvarkoja. Eina toliau. Tai yra, mums po to negana, sakau, mums paskyrė komitetus. Tai maždaug čionais bernai supraskit, kad čia ne liftas, o laiptinė užlipote į antrą aukštą. Jo, tau atrodo, žinai, kad tu jau patekai, užėjai į laiptinę, okei, ten dar kokios durys, dar kodą suvedėjai, ir viso, jau galiu eiti į svečius. Ogi ne.
Ne, liftas neveikia, teisingai, tu eini laiptais, tau paskirti laiptai. Ir mum buvo paskirti 3 komitetai, jeigu aš neklystu. Buvo vienas ekonomikas, kitas veikatos ar kažką, nu ir dar ten kažkoks. Nu, nenoriu Kultūros. nusišnekėti, Jo. nepamenu tiksliai. Ok, aš savivaldybėj tuo metu net tualeto nerasčiau, nes nu kodėl aš turiu žinoti, kur ten tas tualetas, kai man niekada nebuvo tai aktualu. Tekia būt. Jo. Nu ir ok. Nu, tai kas dabar? Nu tai dabar laukiam, kol tie komitetai pateiks savo kažkokias išvadas, tai yra kaip patariamasis balsas taryba. Jo. Taryba vis tiek balsuoja tai, kaip jinai nori. Ekspertų analizė. Nu, ale jo. Ir aš pasišnekėjau su bičiuliu. O bičiulis suprato, nu, tą sistemą. Jisai dirbo sistemai, jis buvo, tik nepamenu, kurio Seimūno patarėjas. Okay. Mes susitikom, sakau, nu, taip ir taip, taip ir taip. Tu sako, tu žinai, kad tu gali varyti komitetus. Ką? Jo. O ne? Taip. Ok, nu ir aš jo paprašiau pagalbos. Tai grubiai tariant, mes subūrėm komandą. Aš, mano bičiulis, Tomai, pagarba, ir Birutė tokia, gal nežinau, neturiu teisės, neklausiau, ar galiu pavardžių sakyti. Ar ne? Ir Birutė, buvusi žurnalistė, bet jinai metė visą šitą reikalą ir, ko labai žaviuosi, tapo menininkė. Iš keramikos, vat, yra bare šalmai Little Big, jeigu teks nors pabūti. Čia yra jos autoriniai darbai. Rimtai? Taip. Pliam, aš visada taip jis gražėdavau, dabar žinau. Jo bomba. Taip, taip. Ir įrašyk į sąrašą Birutė. Birutė, šaunuolė Birutė. Bet Birutė dabar UK ir niekas nežino, kas ten kaip. Okay. Nes jinai pavargo nuo mūsų mentaliteto, nežinau. Nu, bet varėma, ne apie tai. Ir mes susitikdavom 3 ir šnekėdavom. Tomas šnekėdavo iš sisteminės tos pusės, nes man, pavyzdžiui, nu, buvo akivaizdu, kad mes sukursim, reiškia, darbo vietų ten ir taip toliau. Nu, įnešim į sociumą savo indėlį ekonominę prasme. Nu, ten teikėjai tada dar daugiau užsakymą, nu, žodžiu. Taigi viskas rituliuojasi. Ir man tai akivaizdu, kad, nu, kaip minimum aš tada kažkieno darbo vietą neužimsiu, o susikursiu savo. Taip. Jo. Sako, ne, seniai, sako, reikia viską minėti. Bet sakau, Toma, tai ir taip, aišku. Ne, sako, reikia viską minėti. Nu, vat, yra toks checkpointų žaidimukas. Jo. Kurie, jeigu nepasakei, neegzistuoja. Nu, va taip gaunas, kur, nu, akivaizdžiai, bet jo, bet, nu, iš tikrųjų, tu turi ryškinti tuos dalykus. Nu, okei. Nu, ir mes pradėjom daryti mytos, mes galvojom, kaip tai padaryti, nes, nu, tikrai sudėtinga. Ir mes patekome, nu, sakau, į tokį rezonansinę nesąmonę ir dar ant rinkimų. Nu, žodžiu, okei, tai Birutė šnekėjo iš savo žurnalistinės patirties, Tomas šnekėjo iš sisteminės patirties, nu ir aš. Nu, bet tu vis tiek... Lijavom, jo, mes moderavom, mes ten kaip komanda Iš varėm. barų perspektyvos, nu, vis tiek žinai, kaip veikia dalykai, nu, turi vis tiek... Ne, nu, tai kai tu gauni informaciją, tu gali kažkaip ir reaguoti informaciją. Taip. Kai tu žinai, tai tu žinai, kai tu nežinai. Nori komitetai labai įsileido, ar buvo tas toks biškė? O jie neturi pasirinkimo, nes, nu, yra tokia teisė, tai nebuvo jokių ten. Ir aš pamenu, pirmam, man atrodo, kažkas tokio, sveikatos komitetas. Į pirmą vat nuvarėm ir Tomas, ačiū labai Tomui, Tomas visur su manim vaikščia. Nu, šaunuolis, tikrai gražuolis. Ir, okei, ten paklausėm, ten papasakojom komitetų tiem nariam, kad mes neplanuojam tos pačios nesąmonės daryti, mes norim visai ką kito ten ir taip toliau. Per balsavimą tu turi išeiti, jie ten nubalsuoja, nu, dauguma ten nubalsavo prieš. Ir aš su pirmininkė šnekėjau dviesi. Sako, nu, vaikelis, sako, supraskit. Koks vaikelis, man 6. Supraskit. Sako, nu, o kodėl, sako, jūs tas patalpas imat? Nu, sakau, nes mes kitom neturim pinigų, nu, mes labai limituoti, mes ne kažkokie oligarchai, ne iš oligarchinių šeimų ten ir taip toliau. Nu, mes mielai imtumėm kažką kito, nu, bet yra kaip yra. Nu, sako, sorry, čia toks rezonansinis dalykas, čia čia politika, ieškokit kitų patalpų. Nu, negalim, nu gerai, bet variau. Bet tada labai
padrasino vienas narys, mes išeidinėjom iš to komiteto, ėjom laiptais ir, nu, irgi gal vardu neminėsiu, bet vienas komiteto narys padrasino, sako, Nesustokit. nu, sako, jis balsavo už mus, nes sako, aš nesuprantu, nu, prie ko čia jūs, tai, nu, tipo, come on. Nu, sako, nesąmonė čia daro. Šiaip paminėsiu, labai garbingas žmogus, iš tikrųjų. Ilgius, Vaidotas Ilgius, jisai buvo tuo metu Vilniaus miesto tarybos narys, jis tuo metu buvo Maisto banko prezidentas. Okei, nu, biški padrasino, žinai, moralės davė, nes, nu, sako, nesąmonė čia bullshitas. Gerai, varėm ten į dar kažkokį komitetą, ten nothing special, nieko įspūdingo, ir varėme ekonomikos komitetą, bet ten tai buvo įspūdingai, ten tikrai buvo impresiv. O ten. Jau jaučiu užvirę šūdas kažkoks. Nu, man asmeniškai gimė nesveika pagarba žmogui. Tai tuo metu buvo Aušra Maldeikienė tarybos narė. Ir jinai buvo pirmininkė ekonomikos komiteto. Jinai, nu, o kad jums suprasti, nu, čia mano asmeninė nuomonė, aš labai gerbiu tą žmogų, nu, velniškai, nes tikrai yra už ką. Jinai, kaip nežinau, kaip akmuo, tu jos nepralauši, tu jos nepaveiksi, tu nesumanipuliuosi ją, žinai, jinai turi savo nuomonę ir viso. Ir buvo... Nu ir žodžiu. Jinai buvo tam komitete. Jo, ir jinai pirmininkė. Jinai pirmininkė. Okei. Taip. Okei. Ir bandė ją įtakoti, nu čia, turiu tokią info, mūsų didžiausias priešas. O mūsų didžiausias priešas tuo metu buvo. Nors, nu, ne priešas jis mums, jis pats sugalvojo. Jis tiesiog mūsų kortą žaidė. Mykolas Majauskas. Jisai buvo irgi tada tarybos narys ir jisai buvo ekonomikos komiteto irgi narys. Tai, ir jisai baltiravosi per Senamiesčio seniūniją, per Senamiestį. O mes dar priklausome visiškai, atribelės, visiškai kraštelis Senamiestis. Ir jisai ant tos kortos labai daug žaidė ir aš manau, kad kodėl tiek daug žiniasklaidos pateikė tiesiog prašymą alko licenzijai, kas, nu, ir iškart kitą dieną ten tuš. Rado per ką keliauti į Seimą. Taip. Labai sėkmingas Seimūnas. Nu, bet čia po to, aš tikrai jam nejaučiau pagarbos, nes, nu, jam tai čia žaidimukas patekti į Seimą, o man tai čia gyvenimas. Taip. Ir, nu, susiras bičiulį kažkaip taip, kad, nu, ašgi nieko blogo nenoriu padaryti, aš noriu sukurti darbo vietas, aš noriu atidaryti barą, realizuoti savo svajonę. Teko susidūrimą turėti? Teko. Teko. Nu, tai ir žodžiu. Ir jisai, kiek aš žinau, parašė Aušrai Maldeikienei prieš tą mūsų posėdį laišką, kad, nu, prašyčiau jūs ten prabalsuoti tokiu ir tokiu klausimu, neigiamai ir panašiai. O aš kaip ir minėjau, jūs to žmogaus, kaip Aušros Maldeikienė, nepastumdysit. Na, tikrai, nu, respektas. Ir jai tikriausiai tas nepatiko, aš jį turiu. Nu ir žodžiu, mes dalyvavom tam komitete, mes papasakojom, ten šalala, mūsų paklausė, ten Majauskas, tik, man atrodo, vieno klausimų, nu gal kelis, kad, o kodėl tenais, tiek dėl ekonominių dalykų, tiek dėl to, kad mes, nu, tiek turim pinigų, labai nedaug ir panašiai. Nu ir okei. Ir mes uždarom duris, nu viskas pas juos prasidėjo balsavimas, mūsų paprašė išeiti, mes uždarom duris. Ir kaip girdim, tu mane bandysi įtakoti, tu man čia rašinėsi. Gaidi! Kuom tu save laikai, nemeluosiu, kikenau už durų, nes nu viskas girdisi. Nu, okei. Nu ir, o dar tuo metu Senamiesčio seniūnė, man atrodo, buvo Rima Baškienė. Ir na irgi, nu, tai pačiai partijai priklauso, kaip ir Majauskas jo. Nu ir irgi spaudė, kad mes čia velnio sieklą ten ir taip toliau, ir taip toliau.
Nu ir panašiai. Gerai, šitą mes etapą praėjom. Komitetas ekonomikos prabalsavo už mus, nes, viena, kas man labai patiko, tikrai labai protinga argumentacija. Tai gerai, tai jeigu gatvėje dabar, ir čia neklystų, whatever, kieno, bet buvo tokia argumentacija, kad jeigu gatvėje partrinkia žmogų, tai ką mes dabar gatvę uždarom? Ne. O... Išasfaltuojam. Ar gal ženklus uždedam, Jo. gal dar kažką, bet būnagi nelaimė, teisingai. Tai, ta pati logika. Tai jeigu gerai, užmušė žmogų prie to baro. Prie baro. Jo. Tai ką mes dabar, nieks negali ten baro dabar daryti, nes ten dabar visada žmonės žudys. Ar kaip? Kažkieno logika taip veikia, bet, taip nėra. Logika taip niekieno neveikia. Logika veikia tik taip, kaip tau patogu, žinai. O taip jinai veikia. Okei. Ir mes po visų šitų komitetų, mes ten, ten daug darėm visokio popierizmo, mes varėm net į 3 policijos komisariatą, kur priklauso ta teritorija. Šnekėjom su bendruomeniais pareigūnais, susitikom su viešąja tvarka, mes bandėm viską parodyti, kad mes, nesam tie bad boy, kad mes norim tiesiog barą atsidaryti. Kas socialiai atsakingi esame. Taip, bet, tu įsivaizduoji, kad barą, come on, bet yra kaip yra, patekom ten, kur patekom. Ir viskas kaip ir tvarkoja, bet mes nežinojom, mums pavyks ar ne, ir tai sakau, tai užtruko 1,5 metų. Jo. Ir mes, toliau šnekėjom ir ką daryti, nes, neaišku. Vėl mūsų tas mytas 3 žmonių, žinai, rašom atvirą laišką. Šimašiui, tada Šimašius buvo jau meras. Rašom atvirą laišką Šimašiui, Facebook'e ant sienos. Bam! Birutė nuostabiai moka tekstus rašyti. Mes, ten komandiškai buvo. Ir ten buvo, taip sustatyta viena iš frazių, kad ten... checkpointai. Kas yra checkpointai? Viena iš frazių. Neleiskit užkonservuoti jaunimo ateities. Užkonservuoti, tai su potekste konservatoriai, nes prie mūsų tada keliavo. Ir taip toliau. Tada emigracija, ten ir taip toliau. Mes norim kurti verslą savo šaly, ten šalalala. Ir šovėm tokį ant Šimašiaus Facebook'o sienos. Nežinau, tada dar leisdavo, dabar tikriausiai nežinau. Aš manau, ir dabar įmanoma būtų. Ir tada visiems tą patį tekstą, kad, ką turi Facebook'e, kad bičiuliai, palaikykite, prašau, palaikinkit, pašėrinkit ir taip toliau. Okei. Atėjo diena balsavimo. Ir kaip tas viskas vyksta, labai įdomiai. Man sako, žiūrėk, dabar mes darysim taip. Mes buvom kartu su Tomu. Sako, gaudy, bet kurį tarybos narį. Ir sakyk, mūsų klausimas yra toks ir toks, man atrodo, 17 ir 19. Šiaip ir dar yra medžiagos YouTube apie tą balsavimą, nes, įdedam. Gaudykit visus tarybos narius, ir sakykit, mūsų klausimas toks ir toks, palaikykit mūsų. Ir mes stojam, dviesi ir gaudom visus. Mūsų klausimas toks ir toks, prašau, palaikykit, neduokit emigruoti, žinai, checkpointai. Norim kurti savo šaly, žinai, dalykus. Ir tada prieina Šimašius, sako, čia jūs tas jaunimas, kur rašė man, jo. Bliama, sako, vyrukai, jūs šitokį užkūrėt pirtį. Sako, mes šiandien apie Lazdynų baseiną turim spręsti biudžetą, bet sako, jūsų klausimas karščiausias. Okei, dėkui. Sako, mes jūs palaikysim. Ačiū. Wow. Šimašius šiaip, belė kaip aukštas čiuvakas. Aš esu aukštas, aš 1,9 m, kažkas tokio. Žiūri, bet, šaunuolis, gerai, jie mus palaikė. Zuokas buvo prieėjęs, sako, palaikė, čia jūs tie. Oho, žinai, žvaigždės. Žvaigždės. Visa taryba šneka. Visi, jo. Tai jeigu mes karštesni negu Lazdynų baseinas, gamot. Sako, palaikysim. Ačiū. Ir mes sėdėjom, mes galim dalyvauti. Tai yra vieši posėdžiai. Mes sėdėjom, už mus pasisakė Markas Adamas Haroldas, už ką aš jam baisiai dėkingas. Jis tuo metu irgi buvo tarybos narys. Aušra Maldeikienė už mus pasisakė, pasiėmė laiką ant tribūnos pašnekėti. Jo.
Vaidotas Ilgius, nu, mūsų tikrai, nu, aš baisiai dėkingas tiem žmonėm ir aš, nu, jiem iki šiol respektą laikau, nu, belė kokį. Ok, atėjo pertrauka. Ėjom gaudyti vicemerą į kofeiną, pasakyti, kad, nu, palaikykit mus. Sako, nu, negalim. Mes nusprendėme, kad, nu, lup. O kas vicemeras buvo? Nepamenu, iš tikrųjų, Bet konservatorius. Ne, nebūtinai, bet nepamenu. O Majauskas konservatorius? Konservatorius. Okay. Nu, mes jam išdėliojom, kad, mes nenorim to psichorių, nu, netoksgi tikslas. Nu, sako, nu, negaliu, vyrukai, nu, supras, nu, mes nusprendėm. Nu, žiūrėkit, ką jūs galite padaryti, žinai. Nu, žmogiškai pašnekėjom, padarė, respektinu. Jis pavėlavo į balsavimą. jis, pavėlavo į balsavimą, tai nėra balso prieš. Nu, čia, matyt, žmogus padarė maksimaliai, kiek galėjo. Aš nežinau, tyčia jis, netyčia, bet aš noriu galvoti, kad tyčia, žinai, nu, man taip smagiau myslyti. Ant dušės geriau. Ant dušės tikrai geriau. Suteikia galimybę tikėti žmonių gerumu. Jo, ir jis yra, nu, taip, ne visur, ne pas visus. Taip. Nu, bet jis tikrai yra ir mes tiesiog koncentruojamės labai dažnai į neigiamą informaciją labiau, nes savisaugos instinktai. Jo. Mes taip sukurti mūsų psichologiją. Ja, nes tu nori atsiribot pagal tai, kaip tau pačiam geriau būtų ir suveikti. Ar, tarkim, kitą žmogų, net kuris kažką neigiamą daro, nenori įvertinti neigiamai dėl to, taip iš šono. Ne, nu tu šiaip, žmogus visada fiksuoja neigiamus dalykus. Nu, mes taip esam sutvirti, mes vertinam. Kartais taip noris juos pro pirštą pažiūrėti. Čia brandy asmenybė jau matyti. Nu ir žodžiu, gerai. Ir atėjo laikas mūsų klausimai. Nu, bet pasisakė tada tie žmonės, kur paminėjau, ir Mykolas pasakė, ten prieš, ten dar kažką. Iš esmės, buvo užlipęs ant tribūnos. Buvo, jis irgi buvo pasiėmęs, bet nieko jis ten tokio jau labai įspūdingo nešovė kalbos. Ką jis pasakys, tegul emigruoja, jie tauta pasmerktų. Nu, ne, ten, vakar, taip neturi būti, nu, žodžiu, checkpointai ir jo. Ir jo checkpointai. Ok. Ir tada buvo iš seniūnijos atstovė, jinai irgi kaip žiūrovė, žinai, buvo. Ja. O tam, kad tu galėtum pasisakyti, nes tu gali pasisakyti, bet tu turi registruotis. Net ar aš galėčiau pasisakyti, bet, nu... Ir jie pamiršo užregistruoti. Ar pamiršo, ar whatever, nu kur ta klaida įvyko, nes norėjo dar pasisakyti iš seniūnijos tą atstovę. Bet, nu... Jinai neužregistruota. Jinai neužregistruota, nieks jai neleido. Bet ten, man atrodo, per Majauskitas ir keliavo, na, ten, žodžiu, jų ten hebra. Opa. Nu va, nu gerai, nes tada jeigu jai leistų ir aš prašyčiau pasisakyti, ką aš ten pasakyčiau, aš nežinau, nes jaudinčiau, nu belekai. Nu bet gerai. Nu ir žodžiu, taip gavosi, kad teigiamai nubalsavo. Turim alko licenciją. Labai gerai. Jo, nu tikrai žoskai gerai, nu belekai gerai. Ir aš pamenu, kikenau. Mes sėdėm pačioj galutiniai, žinai, eiliai. O biški priekyje ten ta seniūnijos atstovė. Ir jinai taip atsisuko į mus, kai jau išgirdo teigiamą, žinai, sprendimą. Taip. A tu rimtai? Aš tave stebėsiu. Va dabar aš žiūriu į ją, žinai, atgal. Ir iki kiemų vidų į savo. Nes, nu, kamo, nu, kas čia per vaikų darželis? Nu, tipo, laimėjau čia kažką, nenorėdamas nieko blogo daryti. Nu, tai va, ir tada, nu, viskas, jau atšaldėm tas patalpas, pradėjom remontus daryti, patys darėm remontus, nu, kažkur 9 procentų. Kaip aš saknysiu. Aš įsivaizduoju. Nu, žodžiu, bet, nu, pinigų nėra, reiktų. Aš esu girdėjęs, kad psichbari galbūt toj vietoje, kur dabar pasižydinys yra, kad ten stulpas buvo. Šiek tiek toliau. Ir jeigu tu atkreipsi, va ten, kur dabar yra telekas, nes, nu, buvęs, ten dar yra, kadangi mes lubų nelėtėm, ten dar yra, tas apskridimas. Taip, bet buvo tas stulpas, ten daug sugirdėjęs, kaip ten ir bomžai visokie šoka, ten bomžės išsirinkinėje, nu tikrai benamės tas. Nu, vat buvo vieta psichbaris. Nu, jinai tikrai buvo negatyvi vieta, nu tikrai negatyvi, nu, aš nuo 16, nu tikrai tau reikėtų pagalvoti, ar tu nori pratenai, nes, nu, you never know.
Tikrai. Nes, nu, visiškai nesijaučiu dabar, mano nuomonė, tos energijos Tai visiškai. ten nėra tokių baigtų. Baigtų. Mes negalim to lyginti. Ir tai gerai, pasidarėt remontus? Pasidarėm remontus. Patys darėmės. Kol darais remontus, ten visokie dar žmonės užžeidavo. Bet čia labai ilgai užtruks. Žmonės, tai to prasme senas kontingentas? Ai, mes tai visko bijome, žurnalistų bijome, žinai, tokia mėsmalė patekę, mes visko bijome. Medžioja Majauskas? Gal ten aš jau net užsiparanojinau vienu metu, žinai, ten nuo Garduko gatvėje stovi konservatorių tipo busiukas ir jau ant tiek paranojinį, žinai, gal čia mus stebinu, tipo galvoju, nesąmonė, bet, žodžiu, ir ten teikėjai, žinai, tada ateidavo, išgirdo, žinai, kad baras toj bus, tai jie vadybininkai atkeliaudavo ir visi, žinai, aš ten su visas dažuotas ir panašiai sienas dažau. Sako, ar galima su savininkais pabendrauti, gal žinot numeris, ko aš vienas iš savininkų. Ok, kas tu? Sako, ką jūs turite omeny? Kas tu, sako, čia tiek žmonių, ir turtingų ir panašiai, bandė gauti alko licenciją. Niekam nepavyko, kas jūs tokie? Barmenas aš. Ir šiaip sienas dažau, kaip matai, žinai. Okei. Pasidarėmės tą remontą, o ta nelaimė atsitiko Tomo Dobrovolskio prieš Kūčias ar per Kūčias, jeigu neklystu. Jo. Ir atėjo pirmas Kūčias, mums iš pradžių baisiai blogai sekės. Baisiai blogai sekės. Labai blogai sekės mums. Nes visi dar žmonės galvoja, kad čia yra Psikbaris. Kad vėl atsidarė Psikbaris. Tam, kad jums paaiškinti, pas mus nuo pirmos dienos, tai truko gal apie kelis mėnesius, kiekvieną dieną stovėjo apsauginis prie durų. Tam, kad negrįžtų senas kontingentas. Kad atmuštų. Jo, kad žmonės, kad gandas praeitų ir panašiai, kad čia nebe ta vieta. Ir kartais aš leisdavau, matau, kad čia Psikbario lankytojas, skydavau apsauginį, kad leiskime ir panašiai tam, kad žmogus užeitų, pamatytų, ir pamatytų, kad kitokie žmonės, kita aplinka, kad jau nebe ta. Kad perduotų toliau savo draugam, kad ten kitas baras. Tai pirmus 2 mėnesius, po 2 mėnesių jau nebereikėjo, bet ir gaudavom į Facebooką, kad blemba, kad jūs ten niekšeliai dar kažką vėl čia, velnį irštuvą atidarėt ir taip toliau. Ir aš suprantu. Pragaras skylė, jo. Ir aš suprantu iš esmės to žmonės, nes, ten tikrai buvo mano akim pragaras skylė. Ir, žmogus mirė. Come on, čia šiaip, neturėtų būti taip. Kiekvienam aiškinti ten ir taip toliau, kad, gražiai atrašai, kad, taip nėra. Netoks mūsų tikslas. O bet kainavo nervų jaučiu visas tas gauni. Stresas tai tikrai, žinai, kas labiausiai kainavo nervus, nes, padarėm mes ten tą officialą atsidarimą, atkeliavo daug draugų, ten, visko, belie kiek žmonių. Ir tau, ir tie patys garbingi svečiai, Markas Haraldas, o gal ir nebuvo tada, bet kvietėm Aušą Maldeikienę, Vincas Ilgius atėjo atidarimą. Pakvietėm, parašėm spaudos pranešimus, ten atėjo, man atrodo, ir iš Alfa tada, ir iš kažkur, varėva. Ir taip toliau, kad, va šaunu. Ir viskas tau atrodo, bus dabar, cool, žinai. Penktadienis šaunumėlis. Ir ateina šeštadienis. Ir tu sėdi vienas bare. Ir tau toks kontrastėlis. Kai per galvą šaudo šitie dalykai, jis neįsivaizduoja. Ir mes... realiai, gerai, aš kaip suprantu, viskas ant kortos pastatyta. Iš esmės, ką reiškia viskas? Tiesiog nuo to priklauso tavo tolimesnė gyvenimo kelionė. Taip. Ar aš dabar, čionais kažką bandau ir man pavyksta, jeigu man nepavyksta, tai, nežinau, važiuoju į Norvegiją uždirbinėti pinigų, ir grąžinėti skolas. Kas yra fair enough, tai nereiškia, kad pasaulio pabaiga. Kad tu ten žinai, kas tu Norvegijoje atsitiks, gal ir ten kažkas gražaus gali atsitikti. Gali, visko gali būti, negali žinoti. Bet ne dėl Norvegijos, kai tu tą darai, visą kelią praėjai. Ir žodžiu, ir tikrai kurį laiką labai prastai sekėsi. Apyvartas mažas, aš dirbau vienas, aš dirbau non-stop, tai aš ten, grubiai tariant, menedžeris, barmenas, valytojas, aš miegodavau po 4 valandas max.
Aš ten, nu, jau zombis būdavo rimtai, ant išsekimo variau, bet aš, kai užsispiriu, man akis, žinai, užsiverčia, aš turiu tikslą, aš varau. Tiesiai tai. Nu, nes kitaip tolko nėra, nu, kokia prasmė. Nu, atiduodi maksimumą. Nu, taip, nu, ir taip, nu, tikrai ilgai truko. Aš va tai va atvariau vienas dirbdamas kažkur 1,5 metų. Nu, tai mes dirbdavom nuo antradienio iki šeštadienio. Pirmadienis, sekmadienis po pulsiukas. Jo, sekmadienis tu ten visiškas zombis, o pirmadienis ne visai jau pulsiukas. Tu jau keliauji į darbus, tu jau tau reikia užsakymus darytis, jau kažką tvarkytis. Ir ten su to darbo laiku žaidėm, bandėm, žinai, laikyti kuo ilgiau ten iki 4, žinai, ryto. O mėgoj man irgi reikia, o tau reikia anksčiau darbą ateiti. O dar, žinai, dar ir stresiukas, tu ten pramirki akis, ten baras, žinai, reikia kažką daryti. Nu, žodžiu, pavariau, nu, tikrai užtruko tas, bet po to step by step jau, kažką galiu pasamdyti. Jau mažiau dienų dirbi, jau, žinai, jau įsivaizduokim, jeigu jau viena diena per savaitę mažiau dirbi, taigi jau, nu, pergalė, bet kokia pergalė. Jau, žinai. Ir taip step by step, nu, šią akimirką aš jau už barą nebedirbu. Nebūni, nebent aš išklystu. Jo, tai va tada būna, bet už baro aš nebedirbu, bet, nu, mesgi taip su tavim ir susipažinom, nu, per tos mano arimo etapus, tai, nu, nemeluosiu, ten šeštadienį jau tikrai, miego žoskai neužtenka, jau, nu, pervargęs, tai šeštadienį ir sėdė ant spiritinių gėrimų. Duoda biškį energijos. Palaiko tonusą. Jo, palaiko tonusą. Šiaip praėjo 1,5 metų, ne? Juodo arimo, kur kapoji vienas, tada step by step pradėjai prisiminėti žmonės ir įrodėt bendruomeniai, kad socialiai atsakingas verslas. Jo, ir mes tą darėm nuo pat pirmų dienų. Mes pradėjot akcijas visokias. Taip, mes pradėjom, kadangi Vaidotas Ilgius tuo metu buvo Maisto banko prezidentas, o sakau, aš labai patikėjau to žmogum ir, nu, jis tikrai maladėts. Nu, gerai, nu, tai teisingas žmogus. Nu, taip, nu, mano atveju, mano klausimu, nu, taip, vienareikšmiškai, kad taip. Tai kažką kartu su Maisto banku turėjo? Čia buvo mano idėja. Čia aš tiesiog sugalvojau, kad, nu, aš šiaip esu linkęs į labdarą, į dar kažką, nu, jeigu aš galiu žmogui padėti, aš pasistengsiu padėti. Reikia man to ar nereikia, nu, bet man tai mano tokia kaip dalelė manęs. Pataisyk, jeigu klystu, buvot kažkokią akciją surengę, kur... Ne vieną, taip. Jo, bet kur Aušrą Maldeikienę į baro poziciją pastatėt? Jo, buvo. Tai gal pradėsiu, nes čia buvo kita parama. Čia buvo toliau Ukrainai rinkta parama. Okei, nu tai... Mes pradėjom nuo to, kad čia dar aš dirbau, čia pirmi metai, ten įsivaizduokim ir taip ir panašiai. Aš sugalvojau, kad, nu, surinkim maisto banką. Kodėlgi ne? Aš susisiekiau su didžiąją mokyklą, mielai jos pareklamuočiau, jeigu prisiminčiau, bet, nu, neprisimenu, iš Kauno buvai. Sakau, tokia idėja, gal jūs turit kokių mokinių, gal dar kažką. Okei, darom. Tai mes darėm įėjimas maistas. Mes turėjom tokią didelę dėžę. Ir mes rinkom maistą, pas mus ten didžiukas stovėjo, žmonės ateidavo, aukodavo. Ir tokių akcijų buvo keletą. Pirma akcija, mes daug ten visokių makaronų ir panašiai pririnkom. Tada man padėjo Milda, pavardės irgi neminėsiu, neklausiau, ar galiu. Jinai irgi mokėjo spaudos pranešimus. Mes padarėm tokią fotosesiją per visą barą, žinai, ten belekiek makaronų, išdėliojom ten ant stalų, ant kėdžių, nu, grubiai tariant, visas baras makaronais, galvojom net ant sienų laukia prikabinti, bet nesigavo ten, nu, kitaip, nu, pažeidžiam pakuotę,
Dėja, bet nenorėjot. norėjom, nes ten buvo tų makaronų pakelio, aš nežinau, Šimtais. šimtais, aš bijau sumeluoti, bet šimtais. Tai siuntėm ir spaudos pranešimus į žiniasklaidą. Kai išėjo spaudos pranešimai, nes mes ir valėmės, sakau, kadangi mes perėmėm ne savo norų svetimą reputaciją, mes ir valėmės ir šiaip visada smagu tokius dalykus daryti. Ok, tada pavyko po to. Mes dar esam akcijų darę, tik vat jau nebapam. Labdaringus barus esam darę. Tai yra... Labdaringus barus? Jo, kai užeini į Little Bigą, pakairė, baras, o padešinė, kur yra langas, ten pasimdavom Portable barą. Okay. Jo, ir padarydavom meniu, kad čia mūsų investicija, kažkur ten ir teikėjai prisidėdavo ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, ten 3 kokie kokteiliukai, dar kažką, tu moki kiek nori, viskas keliauja į Maisto banką. Nice. Jo, tai ir tokiu būdu darėm ir tikrai, ten surinkdavom, taip, gal ten ne kosmosas, bet mes esam mes nesmulkus, mes mikroverslas skaitomės. Smulkus, man atrodo, nuo 10 žmonių, darbuotojų. Tai ten po 300-400 eurų surinkdavom, tai sakyčiau, kaip bariukui, jeigu kiekvienas bariukas patiek surinktų, jau šauniai, jau neblogai. Tai darėm tokio principo, tada kažkada esu padaręs ir aš nusprendžiau, kad all good, viskas tvarkoja, šitos akcijos yra žavu, bet reikėtų atkreipti dėmesį ir tos žmonės, kurie dirba Maisto banke, nes, jie iš geros dušės tai daro, iš savo šviesios širdies. Nes nepelno siekianti organizacija. Taip, aišku, ten jie gauna atlyginimus, dar kažką, bet, ne visi toli gražu ir šiaip, jie faini, jie gauna, jie turi gauti, nes, jie turi iš kažko gyventi, visi turi iš kažko gyventi, čia yra visiškai normalu. Taip. Bet kiek jie atneša pridėtinės vertės kitiems žmonėms, kurie neturi ką valgyti. Ir aš nusprendžiau, kad kodėlgi nepadarius dar Maisto banko kolektyvui vakarėlį. Tai irgi, tokia kaip pusiau labdaringa akcija ir juos vaišinam ten, jeigu kas nors nori, aš juos ten pasikviečiau, kiek atėjo. Pavaišinkit to žmonės, išreiškit jiems savo pagarbą. Buvo ir tokių vakarėlių. Tada, kai prasidėjo, grįžtant prie Aušros Maldeikienės, kai prasidėjo visas šitas actionas, kad išreikš savo tokius vidinius įsitikinimus. Aš niekada neprisidėsiu prie kažko, kas žudo žmonės. Taip. Aš suprantu, kad ten įsivaizduokim, dronų reikia, ten visko reikia ir panašiai, bet aš asmeniškai prie to nenoriu prisidėti. Aš nenoriu prisidėti prie mirties, bet aš noriu žmonėms padėti. Iš socialinių aspektų. Taip, nes, valgyti, nežinau, medikamentai, whatever, aš galiu niekam nepakenkti, tik padėti, čia toks safe playus mano filosofijai. Ir kai tik prasidėjo visa šita tragedija, aš net pavadinau, tai yra tragedija. Baisus reikalas pasaulio istorijai. Ir vėlgi, kažkaip negalėjau aš ten nustovėti šone, pasiskambinau Mariui, Armėno radiją. Jis irgi čia jau mes jau keliaujam, jau praskipinam daug etapų. Grįžtam. Tai, sakau, senė, jis pas mane podcastų daręs, jis ir su Aušra dirbo bent jau tada, dabar nežinau. Sakau, taip ir taip noriu padaryti, vėl labdaringą barą, tiek surenkam, tiek aukojam. Ir mes tada darėm, per Maisto banką ir Blue Yellow. Tai sako, mielai prisidėsiu, ačiū jam labai, jis prisidėjo, sako, aš pažįstu vieną bičiulį, jis turi ten tų blogerių, pavadinkim taip, pažįstamų, influencerių. Jo, tai tu čia turėjau menį jaučiu Beną Lastauską. Taip, ir pirmas buvo šūvis su Benu Lastausku. Irgi labai ačiū jam už prisidėjimą, labai fainas čuvakas, labai maladės, toks žmogus.
Tai mums ten gan gerėjo, mes su Benu nesitikėjom, mes buvom nepažįstami, jis vat atsistojo iš to labdaringo baro, irgi ten su kokteiliuku žmonių prisirinko belia kiek. Ir mes, surinksim kokius 300-400 mes čia. Herojai, jau šaunuoliai. Taip. Mums pavyko per tą vakarą surinkti 1000 per Blue Yellow ir vat per cashą, nes mes atidarėm savo accountą Blue Yellow, ten galima. Donationą daryti pavedimu. Mes apie 1400, tarp 1,4, 1,5, 1400-500, kas labai nudžiugina šitie rezultatai ir aš norėjau šitą įsibuoti toliau dalyką. Aš susisiekiau su bičiuliais, kurie irgi turi barus, sakau, žiūrėkit, vat aš tą ir tą darysiu. Gal jūs turit kažkokių bičiulių žinomų, gal aš kažkom galiu prisidėti. Žaidžiam kaip estafetė. Aš perdodu kitam barui, kitas baras perdoda kitam. Labai graži idėja šiaip. Ir win-winas. Ir vat cool. Ir panašiai. Tai prisidėjo tada sloikai, pas juos nepamenu dėjo vardo, pardon, iš 8 kambario atėjo bičiukas jo. Jie, man atrodo, daugiau net surinko negu mes, tada jie bandė perduoti dar kažkam ir tas viskas dėja nugeso, ta graži iniciatyva. Bet jeigu... Bet jinai buvo, faktas yra, bandžiau, kad jinai buvo užgimus, jinai nebuvo vienas vakaras, jinai gavo testinumą, tai... Jau neblogai, iš tikrųjų neblogai, nes, sakau, aš ten skambinau, ką pažįstu iš barų savininkų, kad, davai, bet, kiekvienas, ne iš blogos kažkokios širdies, žinai, ar dar kažkai, tiesiog kiekvienas, turi savo kažkokių niuansų. Tai toliau jau ten, gal tavo merga dar galimai darė baras, bet tiksliai nepamenu, dar jie darė, bet man atrodo jau to baro nebėra. O su Aušra? Paskui buvo? O su Aušra jau buvo sekantis, Aušra Maldikienė stovėjo už barą, aš tiksliai dabar tikrai nesumeluosiu, bet irgi ten suma buvo, surinkom nemažai pinigų. Buvo grįžus iš parlamento į... Čia viskas buvo suderinta. Irgi ant kiek socialiai atsakingas žmogus grįžo į tokią akciją prisijungė. Jinai gėris irgi yra, jinai taip, ta prasme, aš su ją kariauti nenorėčiau. No way. Manau, šitose namuose nėra, kas su ją kariauti norėtų. Ne, man neužtektų moralinių kiaušų. Tikrai ne. Bet ir jai šauniai sekėsi. Ir esu irgi labai dėkingas. Ir tikrai jinai, belekai vaibino gerai iš to baro. Belekai gerai. Aš labai norėjau atvaryti, bet negalėjau tada, nes aš pamačiau, galvoju, Jėzus, kaip faina. Aš ten toks jau buvau nusikalęs, ten pavargęs, toks besielis per tą vakarą, tai iš biškį anksčiau išėjau, nes jaučiu, kad nieko gero iš manęs nėra, bet jinai baisiai gerai vaibino, bomba. Be to ir rinkiminis štabas buvo Little Big'e jos. Buvo, jo. Pas mus. Jinai iš tikrųjų toks savotiškas angelas sargas. Yra, nežinau, to baro, gal kažkiek to baro ir mano, nes čia mes vėliau su ten keliausim į karantinus, mes ten projektą labai gražų darėm, kur irgi win-winas. Ir jinai išgirdo, jinai ten, taip, veiksmų ėmėsi, ten tuš, bet čia vėliau jinai teigiamą to žodžio monstras, teigiamą to žodžio prasme. Žiūrėk, Rokas mums kažką paruošęs yra. Čia prieš kalbant apie karantinus, tuo įvesiu temą paragauti. Įvertinkit, čia mano ir mano žmonos gaminta, čia gerkit kaip šotą, iš karto hop. Davai, ekspertai. Slabaks. Žinot, kas čia yra. Eugenijau, aš leisiu tau sužibėti pradžiai. Aš manau 3 ingredientus, žinau. Gerai, pagal spalvą, tai ten tikrai apelsinų sulčių turi būti. Taip? Aš taip irgi manau. Gerai. Apelsinai, tikrai apelsinai. Okay, bet apelsinai turi sulčių, ne? Girdėjau, sklinda mitai. Turi dar mintį? Taip. Tuoj, kaip tas... Šaknis, ne, apie šaknį galvoju. Šaknį negalvojau, bet dabar, kadangi jau vedi, tai koks nors imbieras. Imbieras bus ir dar
Ne, nu. Gerai. Padėk. Padėk. Citrina, Citrina. ciberžolė, Vakas čia, ciberžalė. medus ir vanduo. Ir vanduo, Jo, okei. čia yra healthy shots. Čia prieš kalbant apie karantinus, nu, vat, sveikatos. Ojej. Jums linkiu, vaikai, aš sveikatos. Nu, dėkui, Gita. Pasisveikatinom. Ačiū, bičiulė. Tai jo, buvogi pas mus istorijoje toks dalykas. Atėjo karantinas. Atėjo karantinas ir sustojo pasaulis, sustojo barų kultūra. Taip. Ir kaip tas visas periodas švietęs? Ar buvo daug pasimetimo buvo? Šauniai. Nuostabiai. Nuostabiai. Zaibys. Zela, jo. Pasimetimo. Ką žinau. Nu gerai, žiūrėk, pradėkim gal tada taip. Prasidėjo šnekas, kad pasaulyje iš Kinijos plinta COVID-as. Tada jisai atėjo į Italiją, prasidėjo atvejai Italijoje, Anglijoje ir buvo vasaris, Lietuva dar negyvena nuotaika, kad mes turim COVID-ą, bet pasaulyje tai verda. Ir staiga ateina kovo 16 ir paskelbiamas yra karantinas. Jo, fantastika. Bajavai tada dar turėjau virtuvę ir savo virtuvę. Little Big Kitchenas. Ne, Big Kitchenas buvo. Nu jo, brandas, Big Kitchenas. Ir kaip tik Žiauriai vat su- geras kubietiškas sumuštinis būdavo. Geras, skanus. Sutinku. Ir tada vat, su naujų partnerių darėm tą dieną testą naujų patiekalų, burgerius pasileidom ir baisiai bomba buvo. O, Andriucha, jo maistas buvo fantastiškas. Nu, bet, nu ir žodžiu, mes testuojamės ir bam, žinia, kad 12 ateina, mes turim užsidaryti. Tas buvo ne į temą, tikrai ne į temą. Nu ir okei, ar ten pergyvenimų kažkokių buvo dėl to. Man asmeniškai didelių ne, nes, aš tiesiog nežinau, kas bus. Jo. Ten Nu ir šiaip niekas nežinojom, kuriam būtent mirties ir gyvybės klausimų aš nei kiek nepergyvenau, nes visi mes mirsim. Norim mes to ar ne, tai yra kaip yra. Verslo prasme, gal kažkokio jauduliuko ir buvo, bet man kažkaip visada buvo, nežinau, tai gan vis tiek, taip, tu stresuoji, bet ramu, nes patalpos savininkas visiškai adekvatus, geras čiuvakas. Komunikuot linkęs. Linkęs komunikuoti. Ir sakau, jisgi nedurnas, jisai supranta, kad, gerai, jeigu jisai mane per tos karantinus čardžins, pas mane pinigai anksčiau ar vėliau baigsis, mes nežinom, kiek laiko tai viskas vyks, tai gal man tada paprasčiau bent jau kažkiek tai pinigų išsaugoti ir iš karto katinti. Arba mes tiesiog davai pasižiūrim, kas bus. Ir panašiai, tai mes taip ir nusprendėm. All good, suprantu, nes pats toj pačioj sferoje sukasi. Pažiūrim, kas bus, priimsim sprendimus. Mes ten atitinkam, jis toks irgi lengvas čiuvakas, lengvas su juo spręsti. Mes čia panuomėjom. Trumpas interpas tam, kad čia tikrai man tai labai pirmą kartą taip dėrybas vyko mano gyvenime. Aš čia prasitesnėjau dabar nuomą vėl, ir automatiškai, jisai norėjo man pakelt nuomą, kas yra visiškai logiškai, nes, infliacija ir taip toliau. Ekonomika. Šiam aš kartą sakiau, kad seniai, visiškai sutinku, kad mes keliam nuomą, klausimas tik kiek, nes, kitaip nesąžininkai gaunas. Ok, mes sudilinom ir beliko išsiaiškinti, kuriam laikui, 2 ar 3 metų. Sakau, man sakau, geriau būtų ilgiau. Sakau, aš suprantu, kad tau būtų trumpiau. Jo, bet, kaip ir, tai ką darom? Sakau, davai metam monetą. Davai. Bet, žodžiu, mano herbas, man atrodo, buvo. Iškrito herbas, tipo, kad, ilgesnis laikas tas pidars. Deal. Tai 3 metam pratęs. Jo, monetą nusprendė. Sakau. Likimas išsisuko. Taip. Tai šiuo klausimu man buvo, kaip ir ramu, tada valstybė pasiūlė, ten kompensacijas, taip toliau. Tai all good. Ir tas, tie karantinai, man asmeniškai tai buvo baisiai nauda. Nes aš
Žinai, kai rate sukies pastovi, sukies ir, nu, tas pats per tą patį. Ja, ir staiga ratas sustoja. Ir staiga sustoja, tu turi laiko pagalvoti, kas yra, nu, labai cool. Nes aš viską labai buvau sustatęs ant savęs. Nu, Jo. tipo, viską pats darau, kur, nu, yra žmonės, nu, tie patys mano kolegos, kur, nu, čia iš esmės jie tai gali padaryti, tai, nu, ir jiem iš esmės priklauso, bet, nu, aš tai darau, kas, nu, control freakas. Ai, ir aš turiu šitą. Ten turėjau, be abejo, ten tikrai, šiaip net neturiu šito, nu, manau, dalinai bent jau, bet ten Little Big klausimų visiškai, nu, be abejo, kur tu, nu, 1,5 metų vienas atvariai, non-stop, nemagojai. ir, žinai, 1,5 metų atvarius vis tiek, kiekvieną dalyką atrodo, žinai, iki kaulo ir niekas geriau negali žinoti. Nu, bet ten jau truputį iki absurdo, jau tikrai nereikia jau taip jau įsikibus laikytis dantimai, viską, kad pačiam reikia daryti. Čia ne tai, kad nepasitikėjimas, nežinau, gal įprotis labiau. Taip. Nu ir sustojo. Viskas sustojo. Patiko, pageiminau su draugais online. Viskas cool, bet anksčiau ir vėliau. Nu, persvaršiau, tikrai visą sistemą persvaršiau. Vat nuo to laiko iš esmės stengiuosi ir nebedirbti už baro, pats va tenais. Man patinka dirbti už baro. Bet pas save aš stengiuosi nedirbti už baro. Nes viskas. Aš jau tenais savo daviau, aš jau net kai kur manau, kad, nu gal, nu taip aš ten geresnės apyvartas, whatever. Bet, nu, kiti jau kūrė mano barą, jau mano kolegos kiti kūrė barą ir jiem tai sekasi. Tiesiog reikia išsirinkti tinkamas kolegas. Geras dušas. Pas mane stafas visada iš esmės yra šaunuoliai. Žinau. No. Galiu tik paantrinti. Gerai, tai COVID'as, susidėlioji planą. Matai, kad šikna pasaulis sustojo ne mėnesiui. Kažką išmislinat? Išmisliau. Ką išmislėjai? Laiko atsirado. Civilizacijos prireikia, mat, žinai, nu, iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Išmisliau, tik aš vad nepamenu, jeigu atvirai, čia gal vėliau pasitikslinsim, per pirmą tai buvo ar per antrą karantiną. Nu, čia ne faktas. Per antrą, jo. Aš suprantu, kad kam yra blogiausia. Blogiausia yra baram, nu, vat, maitinimo sferai, nes, nu, tikrai blogai. Jo. Mes negalim funkcionuoti. O jeigu ten per ir leidžia pafunkcionuoti, nu, tai ten, pavyzdžiui, 2 žmonės prie staliuko, tarp žmonių turi būti 2 metrai atstumas, nu tai gerai, taip pas mane baras yra 56 kvadratinių metrų, iš kurių yra kažkur, nu įsivaizduokime, varava ten, 7 kvadratiniai metrai pats baras užima. Pats baras, jo. Tai suprantat, kad pas mane patalpoj yra, nu gali būti tada ten 10 žmonių. Maks. 10 Maks, žmonių. nes su tais atstumais ten ir Taip, panašiai, maks. Ir kaip prie stalo gali sėdėti tik po 2 žmonės. Nu, žodžiu, tai yra tiesiog parodymas, kad mes dar gyvi, mes neužsidarėm, bet nu, mes negalim šnekėti apie sąskaito mokėjimus, nu niekaip. Taip. Valstybei ten labai skirtingai atrodė tam valdžiom, nu, bet čia mes į šitą neliskime, palikime šitą ramybei. Ir per antrą karantiną, kai šovė antrą karantiną, pradėjau myslyti, nes aš turiu draugų menininkų, muzikantų ir aktorių, ir vat, su Aleksandru, ir aktoriai už baro pas mane dirba, nu, geras bičiulis. Ir vat, per pirmą karantiną ten padariau viską, kad jie gautų kuo didesnės išmokas, nes, nu, per karantinus menininkai, nu, vat, tas čia individualios veiklos pas juos, ar kas ten, 257 eurus gaudavo. Kažkas. Kaip? Kaip draugai išgyventi už 257? Kaip? Sen. O tu nuomojas. Su Vilniaus nuoma. Nu, tai net davai be nuomas, davai tavo namai. Kaip? Sen. Nu, vat būtent. Aš 275, ne, aš paskolos tiek moku. Ne 275, o man atrodo 257. Nu, bet varėva. Gerai, aš paskolos daugiau moku. Nu, tai va. Ne. O jie niekur negali. Nu, o pas juosgi meninko dalia yra labai sudėtinga. Tai yra amžinas darbas. Tiek muzikantų, tiek aktorių. Tai, kad mes pamatom produktą ant scenos, tai yra nuostabus produktus. Jo, o kiek buvo atlikta tam, kad mes gautumėm šitą produktą? Kiek buvo laiko investuoti? Ar už repeticijas moka? Nu, nemoka. Nu, kamo, nu. Nemoka. Nemoka. Ir taip toliau. Nu, ir žodžiu, ir šitie
nuostabus žmonės, pateko į tą pačią nesąmonę. Pas mus tai bent jau kompensuoja ten tas algas, ten ureva. Tai labiausiai buvo nukentėjusios 3 sferos, mano akim. Tai yra meno sfera, tai, mano sfera Barai, priklauso. restoranai. Jo, tai čia viešasis maitinimas, mes, į šitą kategoriją keliaujam. Ir, iš esmės renginių organizatoriai. Taip. Renginių organizatorių įmonės. Nes irgi, viskas sustojo. End of the road. Kada vėl prasidės, kas, kaip. Blogai. Blogai. Ir man kyla idėja. Kodėlgi, jeigu yra blogai ir ekonomika iš esmės, šio klausimo yra sustojusi, kodėlgi bent jau nesukurti vilties kaip minimum? Žiburį. Žiburį. Laimė žiburys nušvita man ir tau. Hei! Tai aš paskambinau Agniui, režisieriui. Jo. Irgi be to, baras mūsų suvedė. Kad pavardė, pastoja painioja pavardę, bet jis labai geras režisierius, tu aš jums tikslę pavardę pasakysiu. Čia katinsim ar nekatinsim? Čia jau Rokas bus? nuspręs. Jau Agnius Jankevičius, aš su Jankausku painioju. Agnius Jankevičius ir Konstantinas Trišinas, mano... Jo, Konstantinas. Mano Konstantinčikas. My brother from another mother. Irgi bare susipažinom. Bet tikrai, belia kokį ryšį su to, belia kaip gerbiu tą žmogų. Man, žinai, aš iškart pasakysiu, ir iš to, ką tu pasakoji, ir man kaip pačiam, Little Bigas yra pažinčių vieta, kur, ta prasme, vieta, kuris suveda žmonės. Tai dabar aš visi mano draugai, visa dabartinė iš esmės mano aplinka, su kuria aktyviai bendrauju, viskas iš Little Bigo. Man Little Bigas tiek davė, jis man nedavė gal tiek pinigų, kiek jisai man davė draugų, pažinčių ir, labai aфиgenų žmonių. Taip. Ir Konstantinas vienas iš jų, bare susipažinom, visiškai random čuvakas. Tai, o Konstantinas su savo žmona susipažino pas tave? Taip, taip, per mane, štai jums loginė seka. Ir... Grandinėlė? Grandinėlė. Yra, buvo toks lietuvių dokumentinis filmas padarytas menininko, vadinosi Ligoninė. Ten jame kalbėjo kažkoks VU mokslininkas, Dominikonas vienuolis Pijus ir Lietuvos dramos teatro režisierius Valentinas Masalskis. Ir ten kalba ėjo apie skirtingus požiūrio taškus, kaip mato mokslo žmogus, religijos ir meną. Ir man labai patiko Valentino Masalskio pasakymas, jisai sako, aš sutinku gatvėje mergaitę, aš jai duodu litą, jinai nuo to netampa kurva. Jinai už tą litą nusiperka bandelę, jaučiasi geriau, jaučia motivacijos, dėl to tą dieną geriau pasimokina, išlaiko egzaminą ant rytojaus, labai gerai pabaigia mokyklą, išvažiuoja studijuoti į Ameriką, susipažįsta su vyriškiu, jis studijuoja mediciną, išranda vaistos nuvežiu, aš esu dalis grandinės. Aš gal nieko daug nepadariau, bet aš ta grandis, kuri kažkiek pajudėjo. Taip, visiškai sutinku su to. Jo, tai po šitos gražios pertraukos, intarpinės, grįžtam prie Konstantino ir Agniaus. Taip, ir man kilo idėja, kad jeigu man blogai ir tose sferose blogai, kodėlgi nepadarius, kad mums bent jau būtų viltis. Ir aš pašnekėjau su Konstantinu, išklausiau jo nuomonės, tada pašnekėjau su Agnium. Ir mes iš esmės visi sugalvojom projektą. Tik pasibaigė karantinas, atsiranda erdvės. Įsivaizduokim, kadangi aš turiu skverą, tai automatiškai mano skverė atsiranda scena. Mums reikėjo pagal viešosius pirkimus tiesiog gauti pinigų. Finansavimą. Jo, bet ir mes toj scenoje suteiktumėm per savaitę kažkur 4 renginius. Kame win-winas? Pas mane srautas. Srautas susibarė, įsivaizduokim, 100 žmonių. Tebanie. Yra programa. Atlikėjai turi jau į priekį, nusimatė, tik karantinas baigės, jie jau turi darbą. Veiklos, jo. Taip, organizatoriai jau irgi turi darbą. Scenos montuotojai, garsistai ir taip toliau. Ir mes tada darom traukos taškus. Ir jeigu tokius taškus po visą Lietuvą išdėlioti, atsiranda vėl gyvybė, ekonomika pradeda judėti.
po koncerto nebūtinai pas mane kažkas ten liks bare. Į Kažkas užeis į paviljoną. kitą barą, kažkas užeis į parduotuvę, kažkas, nežinau, pasinaudos viešųjų transportų, taksi. Prasideda gyvenimas. Cirkuliacija. Taip, prasideda cirkuliacija. Ir mums ten nereikėjo, mes automatiškai ten ir spektaklius planavom daryti, ir nežinomom grupėm erdvę sukurti, kad galėtų irgi save parodyti, realizuoti. Ir pro atlikėjai ir panašiai. Nu, tai visi atlikėjai gauna viltį, aktoriai gauna viltį ir sakau, ir va, po visą Lietuvą įsivaizduok, va tokie va taškiukai. Jo. Yra viltis, baigsis karantinas, atsiranda pinigai, atsiranda gyvenimas, gyvybė, keliaujam. Ir mes buvom pasiruošę padaryti apie 60 renginių per vasarą. Bet ir viskas Tai logiškai stipru, skamba, ne? ne? Politika. Politika, draugai. Politika. Mes rašėm projektą ir kiekvienas mes darėm susitikimus, nu, vat, 3 mūsų komandoje. Mes galvojam, kaip tai padaryti, atidirbinėjom programą. Agnius be to yra, man atrodo, jo pirmasis gatvės teatro iniciatorius Lietuvoje. Šiaip labai tikrai rekomenduoju jo spektaklius nueiti. Aš buvau, gal ne tiek daug, kiek norėčiau, bet jo buvau spektaklė čia ir dabar. Nu, aš labai manau, gerai. mes pasinaudosim Jis tikrai, šitą jis- idėją monstras. ir gal net kažką labiau pagalvosim apie Agnių. Ne? Nu, žodžiu, čia, whatever, ne apie tai. Nu ir mes darėm, mes rašėm projektą, Konstantinas labai sugebėdavo sustiguoti, žinai, aš vis tiek ten irgi į meną, nu, šiek tiek, nu, toks. O Konstantinas toks straight, ir jis taip gerai sumoderuodavo viską, nu, ir tekstus Jis sutvarkydavo. Jo, jis toks, ne, vyrukai. Ačiū ko. Va taip turi būti. Jo, visi padarė labai didelį savo indėlį. Nu ir ką, nu ir parašėm mes projektus, viską mes padarėm. Kai iš mūsų reikėjo, Agnius turi labai didelį projektų rašymo dalį, nu, patirtį. Nu, meno žmonėms, žinai, šitas yra labai akcentas, nes Nes taip jie stato spektaklius. taip, kultūros taryba, visi finansavimai. Jo, bet ten pagrindė, tai nu, teksto labai daug zulino Konstantinas, kas jam buvo visiškai mindfuckas išeiti iš savo tokios sausumos, žinai, iš sauso teksto to, jo. į gyvenimą, į gyvybę, nes nu, mes šnekėdavom visada, kad, nu, bro, ne taip, mes iš Agniaus ten imdavom daug info. Nu, žodžiu. Nu ir prasidėjo, mes tada susisiekėm su kitais žmonėmis, su mano bičiuliais, susisiekėm su Meilė Naujamestis, pirmininkė, pašnekėjom, kad va tokią turim idėją. Mes norėjom padaryti dar tokią kaip bendruomenę. Nu, tipo kaip tokį grupsą, bent jau, nu, kas liečia Naujamestį, nes mes šalia Naujamesčio. Sankirta. Senamiestis, Naujamiestis. Jo, mes norėjom ir ten, sakau, į tą programą įeinėjo viskas. Vaikų edukacija, senioram programa, spektakliai, koncertai ir panašiai. Mes bandėm apriepti daug. Ir norėjom padaryti, mes darėm pristatymą viešai. Mes per gerbiamą rytą, jinai mums irgi pagelbėjo, davė žalią šviesą, sako, kom galiu prisidėti. Gera idėja. Mes norėjom padaryti bendruomenę, kurie kiekvienas gal kažkokių turi idėjų, gal kažkokį indėlį nori vat, į mūsų tą erdvę padaryti, nes nu, daug žmonių, tikrai daug žmonių nori padaryti gero ir daug ką gali. Taip. Prasidėjo parašus rinkom. Skambinėdavau visiems, kur man ten bičiuliai duodavo kontaktus, rinkau parašus iš atlikėjų dėl idėjos pagristumo, rinkau iš smulkių verslų aplinkinių. Nu, žodžiu, mes darėmės rimtus namų darbus, mes ne šiaip sau. Kad, va, projektas, va, parašai aplinkinių smulkių verslų, va, atlikėjų parašai, kad, tipo, jam patinka šitą idėją, kad, neateit, kad, šūts gaus. Vėl mes patekome į tokią mini politiką, iš tikrųjų. Bet čia gerbiama Aušra labai didelį vaidmenį sužaidė. Vėl Angelas Sargas. Iš niekur Angelas Sargas atsirado. Nes kokie mūsų buvo veiksmai? Kadangi buvo per karantinus barų savininkų online tokie susitikimai,
Kartais ten vykdavo ir buvo ekonomikos, susitikimas su ekonomikos viceministru. Ekonomikos ir inovacijų, ne? Man Jo, atrodo. ekonomikos ir inovacijų viceministru. Nesmė. Aš žinau, bet whatever. Nu ir žodžiu, ir aš nenorėjau, nes kolegos mano, kiti mūsų ten gal 100, žmonių dalindavosi, savo problemom. Klausdavau, kaip čia galima pagerinti kažką, taip toliau. Aš pasiėmiau truputį laiko, aš transliavau greit mintį ir sakau, kad neatiminėti iš kolegų laiko, nes čia ilgas pokalbis, gal galėtume mes su jumis asmeniškai po viso to. Tas parašyk laišką, ten Ok. Mes parašėm projektą, mes parašėm laišką. Aš tik nepamenu, man atrodo, mes su juo asmeniškai, online šnekėjom ar ne, bet čia whatever. Ok, viskas cool, viskas gražiai idėja, bet čia ne tą sferą, mes prašėm, tai gal nukreipkit mūsų kultūros ministeriją, padėkit, kom galit. Sako, čia į savivaldybę, aš sako, persiųsiu jūsų šitą idėją, projektą Šimašiui. Ačiū, tikrai, cool, nukreipkit, mes ten jau padarysim viską, ką reikia. Ok. Kažkaip tyla, žinai, kažkaip, viskas. O priima, kažkaip, jokio feedbacko, nieko, Ok. Vėl online mytas barų savininkų su Karoliu Žukausku. Jis patarėjas. Vėlgi ten su juo galima ten atskirai, pristatėm, pašnekėjom, taip ir taip, gal sakau, gal pro jūs praėjo tas mailas, kur mes siuntėm, kur Vincas jums turėjo permesti. Nieko. Nieko nėra. Mes ten pristatėm idėją, mes trys, su jos Susitikėm. Nesusitikėm, kokie susitikimai. Sukontaktavę, mes viską pristatėm, viską sudėliojom, ten, taip. Mums iš tikrųjų, sąlyginai, reikėjo gan nedaug pinigų. Tokiam kiekiui renginių, mums reikėjo tikrai nedaug pinigų. Mums reikėjo apie 109 000. Mes šnekam apie labai... 60 renginių, čia nėra daug. Čia nėra daug, ypač jeigu mes paskaičiuosime, jeigu mes dar išdalintumėm tas sumas į renginius ir į žiūrovus, kiek kainuotų tai. Tai yra kapeikos. Vilniaus miesto tai yra kapeikos už tiek renginių, už... 3300 eurų vienas renginys. Max, bet mes čia jau šnekam. Jo, čia, tai... Mes jau čia šnekam apie sceną pastatytą, mes čia šnekam apie visiškai pro įgarsinimą, nes mes su labai daug žmonių kolaboravom, mes, mano nuomonė, su geriausiai žmonėm kolaboravom ir jie buvo pasiruošę tam prisidėti. Ok. Gerai, čia pristatėm, gerai, sako, paskambinkit po savaitės. Tylu. Paskambino, žmogus užsiėmęs, bet tikrai jis ten COVID dalykais užsiminėjo, irgi čia neturėtų būti kažkokio smerkimo, tiesiog, paskui tą situaciją. Taip. Ok, sorry, dabar neturiu laiko, viskas tvarkoja, pandemija svarbiau tikrai. Ir po to ten prasidėjo toks tampimasis, tąsimasis, kad, tiesiog laikas dinginėjo. Dinginėjo laikas, nieko neįvyksta. Ir kažkaip, ten matyt, Karolis paleido to visą, turėjo kom užsiminėti, tikrai svarbesniais matyt dalykais. Ir viskas, ir mes vėl niekino žemė, laikas suvalgytas, jeigu pasakytų... Energija atiduota. Energija atiduota, jo, mes tiesiog per tą laiką, mums informacijos tai reikia. Taip. Nukreipkit tada, jeigu negalit patys padėti, nukreipkit, duokit tips, kokį nors tipsą, kur mums toliau keliauti ir mes keliausim. Tiesiog ant kelio, užveskit. Užveskit, nevalgykit laiko ir tiek, all good. Mes nieko nereikalaujam. Viso, vėl strigo. Karantinas pasibaigė, antras, bet mesgi nežinom, ar bus... Trečias. Ne, tai vat būtent, tai tas projektas ir buvo sukurtas tam, kad jeigu dar trečias atsiranda, ketvirtas, penktas, tai vat per tą laikotarpį visos tos sferos sugeba koncentruotai uždirbti, kiek yra įmanoma daugiau, ir sukasi ekonomika, vėl viskas užsišaldė, vėl sėdėm namie, vėl paleido, vėl šaunam tą patį, vėl gyvybė pradeda rutuliuotis. Va toks buvo planas. Žodžiu, tyla, ir viskas, mes jau ten leidom rankas, tada pasibaigė karantinas ir tada visi jau kimbama savo darbus. Viso, laiko nebėra.
nebėra prie to masės. Viskas pasibaigė. Nu. Taip, o masė žmonių prisidėjo prie šitų dalykų. Pavardžių neminėsiu, bet Julius prisidėjo, Nora jo žmona prisidėjo, kur, nuostabų žmonės. Kuom galiu, tom padėsiu. Ten Nora, Julius teisinės paslaugas gali ten suteikti. Nora sako, aš noriu prisidėti, gerą darbą dirba, jie visi šaunius darbus dirba, jie šauniai gyvena, jie šaunuoliai. Nemokamai neatlyginti, kuom, sakyk, Eugenijų, nežinau, ten, sako, jeigu reikia sceną šluosiu sceną, noriu, daug labai žmonių norėjo prisidėti prie šitos gražios idėjos. Nepavyko, žodžiu, užstrigo, o prasidėjo, baigės karantinai, aš turiu keliauti į savo Little Bigą, Agnes turi keliauti į savo spektaklius, Konstantinas turi keliauti, bet pas Konstantiną vis tiek ten, kadangi jis teisininkas, vis tiek sukosi dalykai. Bet jisai ten turi toliau koncertų. Žodžiu, visi, kas galėjo, kas turėjo laiką, mesgi turim dabar keliauti, dirbti darbus, nes, reikia gyvenimas nestovi. Taip, tu turi dabar vėl viską tvarkyti. Ir žodžiu, ir taip. Prigeso, niekam laiko nebėra. Vasara. Ir tada? Netyčia aušrą sutikau. Angelą. Savo angelą. Mes kadangi pažįstami, sveiki, labas, kaip tu. Taip ir taip, gerai. Ir aš greit papasakau, tai apibūdinau projektą. Sako, tai davai sustingam. Kur strigai, davai sustingam. Davai. Ir aš jį papasakau, sako, kodėl? Sakau, taip ir taip, kažkokios, įvyko. Vadinkim tikraisiais vardai, nedadarė kažkas. Aš nežinau, matai, nieks niekamgi neskaloja, kamo. Ne, tai taip, bet kažkur grandinėlė žmogus pasakė, kad persisiu ir... Grandinė kažkur nutrūko ir tiek. Išsinėrė segmentas. Ašgi nežinau, kas vyko pas to žmonės, gyvenimas. Aš negaliu kaltinti, neturiu teisės. Ne, tai mes negalime, tiesiog, kad nutrūko grandinėlė. Nutrūko. Sako, gerai, sako, aš pabandysiu jums padėti. Parašė Šimašiui. Ir aš nežinau, davai šitą, jeigu ką iškatinsim, aš nežinau, kiek čia galiu pasakoti, kiek ne, bet parašė Šimašiui, susitarė, nepasakė dėl ko, sako, noriu susitikti. Susitarė susitikti, mes dar prieš jo susitikimą susitikom, nuodugniai perskaitė projektą, aš jį atsakiau klausimus, nuvarė, mums Šimašius paskyrė visus savo patarėjus. Šitam dalykui. Ir Aušra padarė viską, šaunuolė, bet niuansas. O mes jau nebegalim to projekto įvykdyti. Nes visi dabar bando survivinti, bando dirbti, tvarkyti savo dalykus. Ir visi tie žmonės, kurie būtų prisidėję... Nebegali, nes visi keliavo tvarkyti savo gyvenimą. Ir mes ten atididinėjom, nes aš suprantu, kad mes ten nueisim ir mūsų suvalgys. Elementariausiai. Nes ir aktualumas pasikeitė, nes situacija keičiasi. Ir galimybės. Ir mes atidinėjom ir atidėjom neribotam laikui. Ir tas projektas mes taip su visais ir nebuvom patarėjai susitikę, nes mus suvalgytų. Mus tikrai suvalgytų. Čia buvo tie metai, kuomet pirmą kartą parke pasileidai barą, ne, vasarą? Jo, man rodos, jo. Nes mes tada ir mes šnekėjom tada su tavimi. Taip, ir tu norėjai prisidėti, ir dar begalė žmonių norėjo prisidėti. Bet, neįvyko tas taimingas, o tai būtų didelė tikrai atgaiva daug kam. Mano asmeninė nuomonė. Šiaip labai gaila, kad, žiūrėk, bet dabar čia taip pašnekėjom, žinai, kad, Aušra, Angelas Sargas gaunas, bet šiaip ir Little Bigas, ir pats skveras, jisai labai daug žmonių pritraukė, ir va čia vasara buvo, žinai, ateina šilti orai, išlenda skeriai, pas jūs į skverą irgi šiemet skeriai išlindo. Tu turėjau minėti, skeriai kažkokia perkelinė prasme? Perkeltinė prasme, į skverą buvo užsinešę, ne, biški tokių skerių. Ir aš mačiau, Vaidas, ar postą dabar darė, ar story ir tagino dabartinį merą?
Ai, tu čia apie šitą kovą. Žodžiu, Apie mikrofauną. jo, yra tokia situacija. Situacija labai paprasta. Ten yra skveras, jis vadinasi Naugarduko skveras arba Malkų skveras. Jisai netoli Mo muziejaus. Ir ten yra, nu, tiesiog dešimtmečiais, rimtai dešimtmečiais renkasi šlubuojančių moralinių normų atstovai. Ja, Nieko jie per daug blogo nedaro, nieko, nu, blogo daro. estetinį vaizdą biški gadina. Nu, šiaip gerokai. Nu, žodžiu, tas skveras, jis yra apsėstas alkašais. Nu, ką čia, vadinkim viską savo. Skeriais. Sakau, Pas mus Vilniuje alkašai. jo, tai aš mačiau, kad nu, Vaidas, nu, vis tiek viešas asmuo, tai baumila, kad irgi Vaidas labai stengiasi tikrai prisidėti ir padaryti, kad atkreiptų dėmesį į tą skverą, nes ten tikrai, ten anarchija, rimtai. Nu, vat, ten, kur mano vieta, aš jau, kaip sakoma, ten jo, įvedžiau savo taisyklės, bet skveras tom neapsiriboja. Ir ten iki tokių absurdų nukeliauja, kad šlapinasi belekur. Mano kolegos matė šią vasarą kaip ant suoliuko šyko tiesiog. Tiesiog. Stipru. Agile day in office. Aš, kai nusipirkau konteinerį, nu, ten įrengiam barą, kad laukia būtų baras, kol aš jį dažiau, nu, vat, aš užsiminėjau edukacinę programą, nes, nu, ten yra pas mus pieva, vat, siena tokia akmeninė, nu, kas buvo, tas supranta, ką aš neku. Ir didelė pievos toks milžiniškas gabalas. Ir aš, vat, kol tiesiog konteinerį dažiau, eina šlapinasi, o ten yra mokyklos netoli. Jo, Basanavičius, man atrodo, kad čia pakilus ten aukščiau. Jo, ten yra mokyklos, nu, žodžiu, vyksta tikrai vaikų judėjimas. Ir jie ten savo ramiai šlapinas. Nu gerai, kol aš ten dažiau tą konteinerį, prie vieno prieinu, šlapinas, kusenė. Nu kodėl? Nu, tipo, tu negali, nu, pasislėp bent jau. Jie, ta prasme, jie net nesiparina. Nu, pasislėp. Nu, ir ten pasiusiavo, pagėdė už žmogų, žinai, koks jis ten bebūtų. Ten, whatever, gal tas žmogus prasigėręs, bet, nu... Nežinai, dėl ko tas lūžio taškas toks pasijūti. Jo, čia, kaip sakoma, ne mano problema, aš visada stengiuosi su žmonėm pagarbiai bendrauti. Man jokio skirtumo, kad tu ten, nu, ten bomžas ar ne bomžas, nu, žmogus yra žmogus. Jeigu žmoguje yra dar žmogaus. Jo, čia va, esminis akcentas. Nu, okei, vienas sugėdžiu. Čia, sakau, čia ta pati dienelė, tai viskas buvo kažkur 2 valandų diapazone. Okei, jis ten atsiprašinėjo, nu, tikrai sakau, seniai, tiesiog, nu, tai nedaryk, nu, kaip pats suprantu, nu, nesąmonė, jo, ir jam daina, nu, jo, okei. Žiūriu, 15 minučių, kitas eina. Nu, tu šūdė galvoju, nu, come on, nu, jau to mažiau gailėjaus. Rimtai, nu, tipo, jisai stovi myžą, nu, galvoju, šūdė, tu pas mane nemyši patogiai, kaip tau atrodo. Prieinu ir pradedu jam knys protą. Ką sakau, nejauku myš dabar, ne, nesmagu. O tas stovi, žinai, ką sakau, negali susikaupti. Nu, žodžiu, linksminas, trolinai, okei. Tada praeina dar, nu, gal pas valandukas. Ten yra nuo Vingrių gatvės, nuo Naugarduko skvero laiptai, nu, vat, žinai, tas laiptas. Ir vat pro ten ir eina tas vaikų didelis srautas. Nu, kai pasibaigia pamokas, ten 2 valandą, ten ar whatever. Ir toks senukas, aš suprantu tą senuką, taip jis alkašas ten, okei, ir taip jisai turi problemų, jisai su pagaliu vaikšto, jisai turi problemų ten, žinai, nu, jam gal sunku vaikščioti, nu, viską, nu, okei. Bet ant tiek senukas reiveris, nu, priplimpė to bambelinio alaus. Ir vat kur tas nuo laiptų nusileidimas yra apšvietimo stulpas. Prie pat, nu vat. Taip. Ir tas čiuvakas stovi, atsirėmęs į tą stulpą, vieną ranką laiko, išsitraukia tą savo šliosą. O čia vaikai, rimtai, pro tos laiptus dabar vat pasibaigia pamokas, vaikai eina, nu ten nežinau, 3-okai, 4-okai. Ir jisai su vaizdu į skverą savo myžą, žinai, tipo, vat. Va taip, šiaip savo. Pasaulis aš jums atviras, žinai. Nu, ten tikrai anarchijos, ir mes su Vaidu šnekėjom.
Vaidas ir siūlė, gal sako, pabūkim, tapkime policijos rėmėjais, praeikime kursus. Saugia kaiminystė. Jo, ir aš esu šnekėjęs ir su kaimynais iš Vingrių gatvės. Ir irgi daug kas prisidėtų, bet, žinai, reikia praeiti kursus, reikia tam skirti laiko. Ir vėl, tas nuvažiuoja čia, žinai, arba tai darai, arba ne. Bet Vaidas tikrai stengiasi, Vaidas. Ja, tai aš mačiau, kad jis valdybės dėmesį labai bandė į tai atkreipti. Bando, jisai tikrai čuvakas ir jisai jau ne pirmus metus bando ir aš ten bandau prisidėti. Bet Vaidas turi įrankį gerą, žinomumą. Ja. Tai jisai tikrai nepatingi, jisai prieina prie tų alkašų, kurie geria. Jisai sako, arba susirinkite ir išeikite iš šiandien, jūs gerite viešoje vietoje, arba aš kviesiu policiją. Ir jisai tikrai, nepatingi. Jisai tikrai šaunuolis. Ja, jisai žiauriai maladėts Vaidas yra. Visiškai. Maladės čuvakas, paprastas čuvakas. Visiškai. Jo šuo, nuostabus šuo. Oi, pas mus su bitė atskiras santykis, mes tikrai mylim viens kitą. Jinai, kai Little Big'e būna, kiek gyvybės įneša. Jo, ir pas mus mes tikrai su bitė sutarėm, mes gatvėje sustingam, nes ne visada Vaidas vedžioja tą šunį, nes turi, žinai, darbų. Mes su bitutė, jinai ten visada net cypė, žinai, kai sustingam, aš jas atsiprašinėjau, ten vasarą daugiau susitiksim, žinai, nepyka. Tai jo, ir yra šita problema, ir kas yra keiščiausia, kad, tai, sakau, biški, kai mes atsirado tos biški kultūros, estetikos, tai šiek tiek apmažėjo, bet, aš bandysiu kreiptis dar viešąją tvarką kažkaip, tiesiog žmogiškai, žinai, pasišnekėti, nes ten realiai reikia nedaug dėmesio skirti, ten reikia mėnesį papatruliuoti, nėra... Kad išsilakstytų, pamatys, kad nebeina ir... Jo, tai va tam reikalas, kad tiem žmonėm net nėra prasmės baudų išrašinėti. Aš įsiterpsiu, nepadėtų paprastas dalykas, tiesiog toj tualetą pastatyti ir viskas. Ne, tai neišspręstų problemos, nes vyksta gėrimas alkoholinį gėrimą viešoje vietoje ir jisai... Stalą pastatyti reikia. Ne, žinai, ką reikia padaryti? Reikia baudos neveikia. Kai tu gali iš žmogaus paimti tai, ko jis neturi. Bet reikia tik vienas dalykas. Vat mėnesį, jeigu viešoji tvarka pavaikščiotų ir alkoholį paišpilinėtų, kur auksas. Tie žmonės pereitų jų valiutą. Taip, nes vat kur ten vertybė yra. Tiesiog pamatys, ar jie rizikuotų, ten po mėnesio eiti, jie nebeeis, jie susiras kitą spotą. Tai vat, to reikėtų. Aš suprantu, kad viešoji tvarka irgi, jie turi ką veikti. Nėra taip, kad aš esu išnekėjęs ir su trečio policijos komisariato irgi bendruomenės pareigūnų šią temą. Nes mūsų bendruomenė Vingrių gatvėje irgi yra, nepatenkinti. Taip, ir šaunuoliai. Bet, trūksta policijai pajėgumo, nes, tikrai trūksta policijos pareigūnų. Nes yra trūkumas, tikrai. Ir kur ten, žinai, būtinis smurtas namie ar viešoje vietoje geria, aišku, kad geriau būtinis smurtas. Būtinis smurtas, prioritizuojami. Taip, čia yra, smart, dėl to džiaugiuosi labai. Rokai, toks klausimas, ar tu mums dar turi kažką paragauti? Paragauti? Jo. Ne, tai čia tas sveikuoliškas šotas. Ar nori paragauti? Neatsisakysi. Nori. Jo, tai kol čia Rokas pasirūpins, aš dar tokį klausimą čia turiu. Mes nekartą užkliudėm politinį vingį ir pamiršom jau nubėgę tą Majauską. Aš turiu tokį klausimą. Vis dėlto gavot licenciją, įsitvirtino baras, jisai parodė, kad yra socialiai atsakingas ir tikrai pritraukėt žmonių įvairių, skirtingų, žinomų. Susigundė Majauskas ateit. Majauskas buvo užsukęs į barą ir jisai buvo užsukęs pirmus metus prieš kučias ten ar per kučias. Čia mano asmeninė nuomonė. Bandydamas, laikytis to savo storyline'ą, per šitą vietą ir keliavo, žinai, politiką, stambesnę politiką. Ir jisai buvo atėjęs su amžinatilsio Tomo Dobrovolskio žmona ir ten, dar šiek tiek buvo žmonių, ten gal 5-6 žmonės. Ir jis ten atėjo, čia pas jūs toks alus, nes, pas mus premium klasės yra alus. Taip. Čia. Nealkoholinis. Nealkoholinis, aišku. Čia. Šitas geras. Čia kaip fainai ir panašiai. Ir
Aš buvau prisėdęs, aš tada dirbaugi non-stop. Aš sakau, aš buvau paklausęs, sakau, Mykolai, nu tai va, ar mes, kaip jums atrodo, atidarėm tą velnio irštvą, kaip jūs ir bandėt visada teikti. Ne, nu čia suprask. Čia, nu žodžiu, suprask. Suprask. Jo, ir, okei, pateko į Seimą, aš tik vieną kartą mačiau, kūčios dar buvo 6. Nu dabar vat, bus 6, dar, neskaičiuojant. Čia daugiau nemačiau, tai čia vat, tas ir yra, ne veltui sakom, kad politika yra purvinas galimai reikalas, bet, o jeigu tai daryti nepurvinai? Sudėtinga matyti. Bet, aš labai atsiprašau, čia labai svarbu. Bet vat, savo tą kritišką nuomonę apie vat, tuometinį mano interesų priešą, aš noriu išreikšti respektą. Labai didelį. Vat dėl ko Majauskas nukentėjo Seime, jisai nukentėjo dėl PVM. Dėl PVM lengvatos 9 procentų. Tai yra maistui ir vaisvandenim. Dėl alkoholiniam gėrimam. Jo, ne tik šitas liečia ir yra daugiau prekių, kuriuom 9 procentų PVM taikomas. Bet aš galiu vadovautis savo sferą ir mes barai dar vis po COVID turim skolas. Mes esam išdėlioję valstybėje skolas. Ir aš moku iki šiol skolas ir aš iki 24 mokėsiu. Ir mums bet koks papildoma priemonė, mums tai yra milžiniška pagalba. Rimtai, nes po COVID mums reikia atsistatyti ir tai labai padeda. Ir už tai aš jam tikrai linkiu galvą, nes jisai nukeliavo prieš srautą. Jisai tikrai čia buvo reali pagalba. Aš turiu klausimą, tu tikintis? Savotiška prasme. Ar tu praktikuojantis katalikas? Ne. Bet vadovaujos taisyklė, kad tada reikia atsukti kitą žandą kartais, ne? Nes šiuo atveju, tavo išsakyta pozicija ir parodo tą, kad jisai tada kišo koją gauti licenciją, bet dabar, tu paleidęs šitą. Be abejo, tikrai jis nėra, mes tiesiog skirtingose buvom barikadose, elementariausiai. Man jo pozicija, bet tik man, atrodė nesąžininga, nes jisai per mano kortą bando kažką padaryti. Man tai, aš taip nedaryčiau, mes gyvertinam labai dažnai žmonės pagal save, pagal savo vidinės nuostatas, moralinius tikėjimus, ten pavadinkim ir taip. Tai man asmeniškai, tai yra tai, ką jis darė, fui. Bet man asmeniškai, aš negaliu jam neišreikšti pagarbos už tai, ką jis dabar padarė. Padarė teigiamą. Taip. Labai teisinga, labai palaikau. Pasidarom pauzytę, gal tada Rokas žaidimą yra paruošęs. Pirmiausia, šituos, kad nusiraminkit, nesinervuokit. Tu viso gali negerti. Nors čia ir nealkoholinis. Uždėsiu užrašą. Nealkoholinis. Sirupas. Nealkoholinis. Aha, jo. Mes tau esam paruošę žaidimą, tiksliau Rokas tau paruošė žaidimą, bet aš pravesiu. Ir čionais mes norim patikrinti tavo žinias. O mano žinias yra labai paprastas, kai pagal tą meniuką, kurį aš dirbu. Bet, aišku, prasičekinkime. Vis tiek, 17 metų patirtis. Nu ir ką? Esi pažinęs dalykų, ne vieną vietą palankęs ir mes norim tavęs 3 raundus, kuriuose bus 3 kokteiliai, turėsi pasakyti, kuris iš jų yra netikras. Nuotraukos, kai kurios yra iš interneto, kai kurios yra sugeneruotos dirbtinio intelekto. Ir aš čia galiu žiūrėti. Jo, pirmasis raundas, čionais yra kokteiliai su romu. Tai pirmasis yra Pineapple Fizz, sudedamasias dalis matai, romas, ananasų sultis, cukraus sirupas, mineralinis vanduo. Tada antrasis yra Old Cuba, mėtos lapeliai, romas, žalios citrinų sultis, cukraus sirupas, angostura biteris, sausas putojantis vynas, arba šampanas. Ir trečiasis yra Beer Didžių, romas, kola, rudasis cukrus, kefyras, citrinos sultis. Kuris iš šių 3 tavo nuomonė yra netikras? Galim pagrįžti, kad pažiūrėtume. Pagrįžkim. Pirmasis. Pineapple Fizz. Man atitinka. Old Cuban. Ir trečiasis Beer Didžių. Na.
Ir labai prašysiu paargumentuoti, kodėl tau atrodo netikras. Tipo, kuris čia feikinis kokteilis. Jo, nes yra du tikri, vienas netikras. Nu, palauk. Man, žiūrėkit, iškart, kad visiems viskas būtų aišku. Rezumint? Jo, šiaip ačiū, kad visiems viskas būtų aišku. Kokteilių yra tūkstančiai. Ir tai yra labai didelė, toks dažnas tarp barmenų ginčas, kuri receptūra yra ten tikriausia ir panašiai. Bet čia jau, nu, bent jau mano pasaulyje jau to neegzistuoja. Nes, nu, rimtai, variacijų yra tūkstančiai. Begalė. Ir Esmė yra, kad kokteilis yra vienas išgalvotas visiškai yra. aš manau, žinok, gerai. Aš ne kokteilį skaitysiu, aš jūs skaitysiu, vyrukai. Ne. Yra skirtingi barmenai, by the way, yra skirtingi tipažai barmenų. Yra, pavyzdžiui, miksologai, yra rockstarai, kurie užkuria vakarėlį. Ir esu aš. Mano bare politika yra labai paprasta, mes nepardavinėjom gėrimų, mes pardavinėjom emocijas. Nes, nu, žmonės ateina emocijų, gėrimų galima visur nusipirkti. Tai grįžkime prie kokteilių. Čia viskas tvarkoja bus. Old Cuban ir Beer Didžių. Gerai, kodėl aš žinau, kad Beer Didžių točnai yra, nes jūs specialiai kefyrą tai įkišot, nu, jūs tikrai paieškojot, bet kodėl man netitinka tai, ką aš matau nuotraukoje ir receptūrai. Kefyras nesilaiko ant viršaus, kefyras jisai į apačią nukeliauja. Tai jo, tai mes tau sakėm, kai kurios nuotraukos yra sugeneruotos dirbtinio intelekto, tai gal, žinai, dirbtinis intelektas kažką ne taip. Ai, nu supratau, tai mano nuotraukos nereikia reaguoti. Gali reaguoti, bet, nu, jos, žinai. Aš netikiu, kad jūs kefyrą išlaikyti. Nors gal aš su kefyru nedirbęs, bet ne, jis per sunkus, jis turi nukeliauti į apačią. Tankiai, labai šiaip. Trečias sakai ne. Ne, trečias bus točnai taip, nes čiagi jūs tai darėte, tai antras bus ne. Tai antras netikras. Manau, kad taip, nu aš manau, kad jūsų psichologija tokia, jūs tikrai man tą kefyrą specialiai įkišot. Gudrus, bet žinok, seniukai, prašoviai. Trečias yra netikras. Nu ir ačiū Dievui. Ne. Didžių, barzdotas žaidas. Čia aš random sugalvojau, bet šiaip skamba, lyg tai būtų visai skanus. Šiaip jo, skamba taip, kad norėčiau, kad užplaktų man tokį. Tu, aš jums pasakysiu, ar jūs to norit. Matai, citrinos sultis kefyras sutrauks labiau. Prasidės, ir kola gali dar pridėti šitą gazą. Čia būtų gaidis, tikrai. Jum struktūra nepatiktų pačio kokteilio. Jum ten tokie kamuoliukai. Eiter dantus. Tarp kitko, čia Eugenijus, kai užkliudė, sako, yra miksologai, rockstarai ir yra Eugenijus. Yra daugiau rūšių. Jo, bet, nu, čia imkim šitus tris, tai ką aš galiu pasakyti apie Eugenijų kaip apie barmeną, tai vieną kartą man jisai padarė kubą. Jisai padarė tokią kubą, kad aš jam sekančią dieną parašiau senį, vakarykštę kubą, ir jisai man iškart rašo. Kas negerai, sakau, geriausia gyvenime. Nu, man visada rūpi, nes mes... Geriausia fucking gyvenime. Nes mes yra labai svarbi bare politika, ypač mano. Jeigu tu padarai kokteilį, ir kažkas, kažkas nepavyko, būna gyvi, čia darbinis momentas, perdaryk. Aš tavęs nečerdžinsiu barmeno už tai, bet žmogui atiduok gerai, nes jisai moka už tai pinigus. Mes pabrėžėm šiaip visi kokteiliai, apie kuriuos kalbam, yra su nealkoholiniais gėrimais. Nealkoholinis alkoholis. Kefyras tik tai šlubuoja, nes ten 0,02 laipsnio čia su kefyru, jo. Gerai, antrasis raundas, 3 kokteiliai, pirmasis jų vadinasi Matadoras, su nealkoholinė tekila, triple seku, nealkoholiniu ananasų sultim, žaliaja citrina. Tada ginger vagina, su nealkoholinė degtinė, pilsnerio nealkoholinio alum, druska, obuolių sultim ir krapų košelė. Kuošelė. Ir trečiasis yra Screamy Orgasm su nealkoholinė degtinė, nealkoholiniu kalua, amaretų nealkoholiniu, kremo likerių nealkoholiniu. Viską matai realiai. Gerai, kuris netikras? Kuris netikras? Antras. Antras? Kodėl? Nu žiūrėk. Screamy Orgasm točnai yra. Labai mėgstu. Pirmas,
Matadoras, jau matau pagal receptūrą, točnai yra. Kas tau ginger vagina negerai? Jūs su iškrypusi fantazija, va, kas man negerai. Nu, yra kaip yra. Man tai krapai maičia šiaip, bet... Ne, čia ne krapas. esmė. AI gražiai sugeneravo, nesakyti. Ja, šiaip graži Jo, taurė. jo, nice. Tikrai gražiai atrodo. Ir tada trečiasis raundas yra Blue Waffles Nu, nuostabu. su nealkoholinė tekila, fanta, tarkuotų bulvių košė, be druskos, konservuotais persikais ir juodąją alyvuogę. Antrasis yra Ramos Gin Fizz su uncija, 2 uncijom džino, sirupu, grietinėlė, citrinos sultim, kalkių sultis. Kalkių sultis? Aš čia nusišnekėt. Rimtai rokai kalkių sultis? Uncijos ir riebios grėtinės. Gali Google vertėjas būti pakišęs koją. Uncijos kalkių, nu gerai. įdomu. Apelsino žiedų vandeniu ir Viskas kiaušinio man čia baltymu. aišku. Ir trečiasis yra Corpse Reviver su absentu, London Dry Ginu, nealkoholiu, Lillet Blanco, Blanco. apelsinų likerių nealkoholinių ir netikras? citrinos sulčių. Kuris netikras. Grįžkim prie pirmo. Grįžtam prie pirmo. Aš labai norėčiau, kad jis būtų tikras, nes man pateikimas labai patinka. Nu, Blue Waffles? Ne, rimtai, pateikimas yra tobulas, tu pats primesk. Žiūrėk, Nerealu. padėkime ant tos receptūros. Tiesiog, jinai čia nesvarbu. Primesk, bet kokteilinė taurė. Taip. Ant mini ir, nu, žinai, kaip būna sausainių, nu, padekliukai, ten dar, o tau ant mini tualeto parneš. Nu, taigi tobulą, nu, čia, ne. Bet čia netikras, labai norėčiau, kad jis būtų tikras. Išduosiu paslaptį, čia taurėje matoma yra vemalai. Oi, tai tada tikras, bro. Prieš tai buvo tikras. gal. Matai, čia receptūroje skrandis kaip plaktuvė panaudojama. O tarp kitko, trečiasis paskutinis radau, kad yra vienas sudėtingiausių kokteilių. Kodėl, nežinau, bet tipo, jis yra penketukė vienas sudėtingiausių pasaulio kokteilių. Ne, bet gal technika sudėtinga jo gaminimo, Jo, nes reiktų šiaip aš pamatyti. tik tai receptūros rašiau, technika, gamybos dar ten, nu, daugiau. Kitas dalykas. Čia Tai va, toks tu žaidimas. mums daugiau apie technikas papasakot galėtum. Tai va, tai toks žaidimas. Sveikinam 2 iš 3. Šaunuolis. Gražinu. Nematau foną? Ir Eugenijau, norėtume dar tavęs paprašyti tokio dalyko vis tiek. Tiek metų už baro. Turi juokingų istorijų. Jo, Ir dar žinau, kad esi minėjęs, kad kaupiai rinkai, ką galėdavo išgirsti žmonių apie psichbarį nutikusias istorijas. Jo. Tai galėtum pasidalinti kokiam... Jo. Viena kita. Aš turiu, tai dabar, nu, kelias istorijas numesiu, tai pradėkime nuo psichbario to istorijų, kadangi užsukdavo svečiai, kurie ir būdavo tais laikais, bet tai nebūtinai reiškia, kad kažkokie blogi žmonės. Nu, žodžiu, blogi žmonės tie, kurie yra mušeikos, raudoni batareikos. Tai nuo linksmos pradėti, ar nuo tokios baisesnės, kad jums paaiškint, kas yra psichbaris? Nu, davai nuo baisesnės. Man labai įdomu, aš noriu sužinoti, kas yra. Mano bičiulis dėja amžinatlis jau. Mes kartu dirbom, labai nuostabus vyrėjas buvo, bet, nu, taip susiklostė. Vėžys jį pasiėmė anksčiau. Ir kas ten žino, kada mums laikas išeiti. Nu, bet mes ne apie tai. Niekada nežinau. Jo, nu, gyvenimas bet kada gali baigtis. Tai dėl to pragyvenkit jį linksmai. Tai ne anarchija, o linksmai. Linksmai. Tai jisai kažkada padarė, čia senai, aišku, psichbario laikai. Pabaigė darbą, jam pakeliui į namus, nu, bet buvo tas psichbaris. Sužeidavo išgerti vieną alaus, nuimti tą, nes, nu, virtuvė yra sunkus darbas. Nu, ir šiaip. Ir bare yra sunkus darbas, nes su žmonėm virtuvė. Nu, žodžiu, ne viskas taip paprasta. Tai pasiėmė tam psichbariui, dar į plasmasinius bakalus dar pildavo, psichbaris BVA neturėjo, nu, bent jau. Stiklinės taras? Jo, saugumo garantas? Vienareikšmiškai taip, manau, bet nežinau kaip. Tai, atsisėdo prie baro, pasiėmė alaus, gurkšnojo alų, padarė, klausosi muzikos. Nu ir Marozas ten kažką prie jo pristojo. Ten.
nu, kažką pabendrauti. Nu, žinai, Cigaretę нужно. nu, ne tai, kad tavo tiesiog išgeręs marodas, ten, tai, как живешь. Žinai. Nieko gero nežada, aš iškart galiu O tas pasakyti. čiuvakas, jisai labai, nu, fainas. Nu, žodžiu, jie susidraugavo su tuo marozu. Nu, va, ten per 5 minutės. Ir sakoma, aš matau, seniai, kad tu geras čiuvakas. Tu malodėts. Žiūrėk. Dabar intarpas nedidelis. Little Big'e yra žydinys iš vienos pusės, iš kitos pusės yra pečius. Taip. Senas, jis, manau, Koklinis. autentiškas koklinis pečius. Ir pečiui ten tokia yra, nu, erdvė, nu, žodžiu, skylė. Sklendė, kur... Jo, viena iš kur sklendžiu, nu, ir žodžiu. Sako, žiūrėk, seniai. Jeigu tu geras čiuvakas, jeigu tu turėsi kokių čia bėdų, kažkas čia pristos prie tavęs ar dar kažką. Žiūrėk, ten, bet kur yra pečius, ten yra tokia erdvė, ten guli mano peilis. Tu jį pasinaudok, o po to padėk tik, prašau, atgal į vietą. Aš matau, kad tu geras čiuvakas, tai žinok. Ojei. Baisokoka, ne? O tikrinai? Ne, nu tai tikrinau, nėra ten to peilio, ačiū Dievui, bet šiaip pats priėjimas, wow. nu, what the fuck, nu, tipo, čiuvas pasidaręs, nu, liaudiškai tariant, ticharkę, peilį, kad jeigu kažkokios bedelės, nu, tikrai prasta įstaiga. Labai, ta prasme, tai reiškia... Supranti, kodėl 16-metis įsitemdamas eidavau. Taip. Bet yra labai juokinga. Man asmeniškai juokinga, gal čia humoro jausmas skirtingas. Žodžiu, man pasakoja čiuvakas, aš nu, pažįstamas dabar jau irgi barės, žinau, geras čiuvakas. Žodžiu, psichbario laikai, tai anarchija, 3000, ten ateidavo bomžai mėgoti, ten dar kažką, nu, tipo, niekas niekam nerūpi. Nu, vat tokia, vat. Tiesiog, BBD. Jo, BBD. Tam, kad nedidelis intarpas, kadangi yra žydinys, jisgi niekur nedingo. Kai baigdavosi malkos, ten tų malkų tikriausiai nedaugiausiai būdavo, jie tiesiog svečiai sulaužydavo kėdės ir mesdavo, nu, va, malkos žydinys. Wow. Nes šildymo nėra, šalta, nu, žodžiu, nu, va, tokia, va. Nepasirūpinta buvo viskuo. Nu, ten BBD buvo, Jo. nu, kiek aš esu girdėjęs. Tai, okei. Nu, ir žodžiu, stovi čiuvakai, 3 laukia, rūko, parbėgo čiuvakas, ten, va, tokiom, va, žinai, akim, ten, nu, toks pasimetęs. Ir jo paklausė, čia, bet, istorija man pasakoja tas čiuvakas, kuris stovėjo laukia. Ir jo paklausė, tipo, kas buvo, nes, nu, ten šokė, žinai, išbėgo. Sako, ble, buvau, žinai, smygės, ten buvo tokios, nu, sofas raudonas, aš išveždėjau šitą. Čiuvakas smygo, kas, nu, visiškai buvo normalu. Ir tu įsivaizduoji, nu, tu smygės, tai... Aš tada prabūni, tai... Tu pimpalas mauko bomžas. Tau realiai dročina. Benamis tau smauko. Seni, kokia ne... Vyras vyrui, ne? Jo, benamis. Norėčiau Kokia pridėti ne- smygusiam čiuvakui. Kokia nesaugi Jo. aplinka. Man čia buvo, kai aš girdėjau, nu tikrai juokingiausia istorija. Nu jūs primeskite tą vaizdą iš šono, nes aš nemačiau, bet aš norėčiau tai pamatyti. Mano fantazija, wow, kiek išneša. Nu, tu prikim, tu smigai, nu va, trukai komoj bare. Tu atsibūni nuo to, kad tau pomžas pimpalą dročina. Nu, what the fuck? Aš labai tikiuosi, kad šitas dalykas nutiko ne tam bičiui, kur mums Halloweeninė istorija atsintė. Bet aš kai išgirdau, tiek kikenau. O mano vaizduotė, sakau, dar lakytai, aš mažu preliminariai įsivaizduoju mažu. O čia parodo, kas ten dėdavosi. Nu, belekas, nu tikrai belekas. Nu, kiek aš esu girdėjęs, aš esu girdėjęs, kad ten ir buvo laikai, kai faini žmonės rinkos. Ir atsiprašau, intarpas, nu, ir tas pats Tomas Dobrovolskis, jisai, kodėl užeidavo tą psichbarį, jisai vesdavo šonį, nu, ir žeidavo tokią tradiciją alaus iššauti ir tiek. Baivoja apie Tomą Dobrovolskį, nu, čia gal vėliau dabar apie linksmas istorijas. Ok, Little Big'o. Na, man tai čia juokingiausia istorija, per mano karjerą labiausiai buvo įsidėmėtina. Šitas laikas, kai aš, nu, daug dirbau ir daug visokių bičiulių, nu, žodžiu, cool. Visiems ačiū, kas ateindavo ir ateina iki šiol.
Nu ir žodžiu, ir parvarė mano bičiuliai, čia kažkur jau 7 ryto, čia nežinau, ar ruduo, ar pavasaris, bet laukia šalta. Nu, rimtai šalta. Nu ir tokie, anarchija, 7 ryto, jau aš iš esmės, aš nedirbu, tiesiog, bičiuliai ateina ir tiek, tu ten, prekybos nebėra. Kasa uždaryta, žinai, tiesiog, Nu ir žodžiu. Tvarkinėjas, ta prasme. Tvarkinėjus, ten pavaišinau draugus, all good, savekai. Nu ir žodžiu. Ir sėdi bičiulius. Stalas, 2 džentelmenai, 2 damos, visi, ten kažkas didesniai komai, kažkas mažesniai, kažkas okei, tiesiog išgėręs. Nu ir čiuvakas, žįstas. Aš prisėdau prie to stalo, pabendrau. Šnekam. Ir čiuvakas vienas, neranda savo, žinai, tipo eterio. Nėra eterio kažką, bet jis komai. Aš taip stoviu, žiūriu, aš kažkaip atkreipiau tada dėmesį, nes buvau prie to stalo. Huja, aš tavo šlios ant stalo. Kas su tais bibėjais? Aš nežinau. Palauk, bet juokingiausia buvo tai, kad aš žiūriu savo draugus. 2 damas, vienas čiuvakas ir vieno čiuvako šliosas ant stalo. Man tai, aš nežinau, man šokas toks lengvas. Panos vapšiai easy, čiuvakas kikena, pasirodė, čia būnat. Ir negana to, pas mane yra langas į kiemą, jisai yra uždarytas, ir žalizė tokia užuolaida. Nieks nežino, kad ten yra langas. Nieks. Tas čiuvakas, ten padėjęs, negavo reakcijos, aš ten vienas kikenu su draugeliu, kaip durniukai, susirinko šliosą, apėjo žydinį ir pečių, lyg casual day in office, jis tikrai nežinojo, kad ten yra langas, pasitraukė tą, žinai, užuolaidą, atsidar langą, išlipa pro langą ir dingsta. Wow. Jo, čia koma, žinai, vadinas. Ir žodžiu, mes ten po to kitą dieną įstriukę paliko viskas, ten jo žmona likus, ten mes kurį laiką paieškojom per rajoną, viso neradom, kitą dieną jie pas mane atvaro. Skuseniau, iš kur tu žinai, kad ten langas? Sako, nežinau. Aš nežinau, aš net neįtariau. Tai mes tokia prie išvadą, čia prikolo, kad jį žmona labai ėda, jis norėjo nusižudyti, bet pamiršo, kad 1 aukštas. Ir, irgi dar labai juokinga istorija. Jis tiesiog teleportavęs per Jis tiesiog, rovė čiuvaką. Ir koridoriui pas mane buvo primyžę. Kas yra baisiausia, aš tuo metu pravariau, aš nedirbau. Ir žinau, nuolatinis svečias, bet irgi, nesavi. Dėl to alkoholio vartokit atsakingai. Jeigu jaučiatės, kad jūs girti, eikit namo, nedarykit savo gėdos. Nesisarmatinkit. Jo, nesisarmatinkit, nieko jūs čia nelaimėsit. Papildomas gurkšnelis jums nieko gero nepadarys. Viso alkoholio neišgersit, alkoholį vartokit atsakingai. Taip, ir būkit pratingi, būkit žmonės. Tampat sociumo šiukšliam, eikit namo, nesigėt, kam? Nereikia. Ir tas čiuvakas, sunkiai buvo kontroliuojamas ir aš su juo šneku, nes, yra dėl ko gerbti. Ir jisai su manim stojo koridoriuje išteka. Atspėk, vėl bibys. Išsitraukia šliosą ir pradeda myšti ir žiūri mane akis. Bet pasakiau, susitvarkyk bičiulį. Susitvarkyk bičiulį. Jo, bet, nereikia. Vartokit alkoholį atsakingai, tikrai. Tai šiom linksmom šokiruojančiam istorijom tada ir norėčiau pabaigti, bet žinau, kad vasarą planuoji vis tiek, kad skvere bus gyvybės ir panašiai, tai manau, tiek aš, tiek tu norėtume paraginti jaunas grupės, šiaip atlikėjus, kad gali kreiptis į Eugenijų ir pasvarstyti vasaros planus. Aš tikrai labai norėčiau padrąsinti. Rimtai, jeigu turit kažkokių pasirodymų, turit kažkokių idėjų, seriously, parašykite page'ą. Ačiū Jums, su Jumis buvo Bauba Media, remkit Contribui, subscribikit Instagrame, TikTokas ir visose socialinėse medijose. Keep it hustle. Tobulai, minutė vadiko. Štai ir sušaudėm. Apie Tomą nespėjom pakalbėti, bet man dar tokia mintis